Ir sveiki visi atvykę dar vieną pralašinio šaltą epizodą. Šiandien pas mus yra anonimas, nu jau viešas, jau viskas išlindo. Vis dar pristatinėja taip anonimas, bet jau viešas. Bet šito nebetikridys jau. Taip, nieko čia blogo. Ne, žinai, visi viską pamiršta, aš manau, po kiek laiko, nebent per visokias laidas primins, bet... Aš manau, kad čia yra tavo 3 milijonai. Tavo Žemaitaičio šitą visą išdurkį yra tavo 3 milijonai. Gali būti, teoriškai gali būti. Buvo, tai žinai, Nigerijos sukčiai ilgą laiką, ta pati pirmoji ir dabar jo turbūt. Čia gal mažai kas dar atsimena, nes daugiausiai išėjo po visų šitų Žemaitaičio šitų visų bairių. Tai su Nigerijos tais princais sukčiais buvo tai tiesiog, kad tu prašai ten jų visokio daryti užduotis. Jie mane bandė išdurti, nes aš pardavinėjau fotoaparatą ir jie ten bandė, ta schema yra kažkaip, ale jau pinigus pervedėm, bet jie įkris per 3 dienas, dabar reikia išsiųsti fotoaparatą. Ir paskui ten prasidėjo, žinai, kad dar kažką sumokėk ir aš ten viską, jiem padirbau, ale išsiuntimo fotoaparato, tą DHL ar UPS čekį, nežinau ką tokį, dar kažkokių pinigų prašė pervesti, ale irgi pervedžiau, jie tenėjo kelis kartus pas vietinę kontorą Lagos ir kur ten į tą UPS ir žinai, negavo ir jo, aš tada turėjau tikslą kažkokį, pirmas ir buvo toks, davai reikia sukčius išdurti. Tai ten vyko Europos krepšinio čempas kažkur, Lietuva dalyvavo tą vasarą ir buvo toks, davai, kažką su aktualijom ir paprašiau nusifotografuoti su plakatais, kur užrašytos ten kvailos frazės kažkoks. Ir Nigerijos lohučiai palaiko Lietuvos krepšinio rinktinę ir panašiai. Ir jie ten užsirašė, nusifotografavo, atsiuntė tas nuotraukas ir vis tiek dar tikėjo manim. Aš pasakiau, kad aš atskrendu pas juos. Ten jie man skambino, aš sakau, ten buvo tokių, 2 savaitės su jais susirašinėjau. Tai va, ir paskui viską paviešinau, nes tuo metu dar toks buvo, po to buvo banga tokia, kur apgauti sukčių, ypač iš Nigerijos, jau po toks, žinai, kur visi bandė. Bet tada kažkaip niekas to nedarė, tai ta istorija žiauri plačiai nuėjo ir gavos toks jo, pirmas mano toks viešas gal. Bet palauk, čia buvo kada maždaug, sorry? Čia pasakysiu tiksliai, 2009. Ai, 9. Okay. Arba 10. 2010, nes čia 9 Europos buvo čempas, tai turėjo tikrai. Tai turbūt jo, tiksliai, jo, tai šitais metais. Bet šitie skemeriai, jie gyvena ant idėjos kokios, kad tu jiems sumokėsi? Kiek? Dabar bijau suklysti, ar tai buvo, pradžia buvo, kad išsiunti fotoaparatą, greičiausiai daiktą patį. Bet kažkaip buvo, kad susumokėjimu. Kodėl jie, aš pamenu, kad aš dariau čekį $1000 ar tai eurų, žinai. Tai kažkoks ten buvo, kad žinai, kad ar kažką padarys, žodžiu, aš jau to mechanizmo neprisimenu, bet iš principo jo veikia taip, kad arba daiktą gauna, arba pavedimą gauna per ten UPS kažkur ir paskui nebeseksi jų, žinai, ten Nigerijos džiunglėse. Ir tada, kurį laiką pas te buvo su tais bairiais biški ramiau, truputį buvo periodas, kai mažiau buvo jų. Turbūt, kad, ką žinau, gal metai 2, bet šiaip tais aš dabar, kai susirašiau visus, substeką, kai pasileidau, galvoju, gerai, susirašysiu viską, ką esu pridirbęs šitoj srity, tai buvo turbūt, reikia pačiak pagal metus, bet gal ten 10 ar, turbūt 10-11 ten buvo tokie, jau prorusiškė, kova su prorusiškais veikėjais. Tai buvo atsiradę pirmas Lietuvoje tokios istorijos, ten buvo referendumas dėl žemės pardavimo užsieniečiam, tada buvo referendumas dėl atominės elektrinės, dar kažkokie. Ir atsirado Facebookas jau gan aktyvus, ten nuo kokių 2007-2008 jis pradėjo kilti. Ir tada prasidėjo kalbas apie tos prorusiškus komentatorius, ten tuo metu botus niekas nekalbėjo ir nebuvo jų. Tai aš vieną tokį padariau eksperimentą, sugalvojau, kad susikursiu rusišką profilį, Aleksandrą pamenu, tokią širdutę uždėjau rusų spalvų ir pradėjau rašinėti kažkokiose grupėse, kur akivaizdu, kad buvo tokių prorusiškų Lietuvoje gyvenančių asmenų, tikrų, nes ten dar tuo metu irgi tų fake accountų mažai buvo. Ir aš, čia rašau, ten mokėsim iš Rusijos ambasados rubliais. Rusija dar tuo metu nebuvo toks, žinai, labai didelis baubas, jau buvo po Gruzijos karo, bet prieš Ukrainos Krymą. Tai jie taip gan nori. Ir aš kelis radau, kurie buvo sąlyga, turi parašyti komentarą, kuris prisidėtų P raidę, kad mes atskirtumėm, tai Rusų ambasadą, kad čia yra užsakytas komentaras, gausi kažkiek ten rublių ir turi atsiųsti pavyzdžių. Tai man atrodo, 2 užkibo gan greitai, pradėjom atsiųsti pavyzdžius, komentarai iš P raidės, sakau, dabar turiu užstumti ten, nežinau, ant Lietuvos, ant Grybauskaitės dar kažko. Ir jie atsiuntė 2 pavyzdžių ir tada aš sakau, žinai, bet čia mums rubliai baigės, mokėsim sagomis, žinai, ir tada, pašol, žinai. Bet jie buvo lietuviai ar rusakalbiai? Rusiškais vardais, pavardėm, bet lietuviškai susirašinėjom. Tai ten, žinai, arba Šalčininkai Visaginas, arba, Vilnius galvoja, Klaipėda, visur tokių yra. Tai... Aš kiekvieną kartą, kai tėmai paminu tą istoriją, kad 2013 metais aš buvau, dar mokyklai mokiausi, buvau Klaipėdoje renginį, Gorkio mokykloje Putino portretas ant stalo pas mokytę. Čia kelintais? 2013. Ok, dar tada, bet Gorkio mokykla, dabar tikiuosi pervadinta. Pervadinta yra. Pervadinta, tai... Tai aš ten nežinau, kas ten per mokytę, mums ten liepia persirengti kabinetą, bet tiesiog pakabinu, padėtas, nežinau, didžiulis Putino. Ok.
Taip. Čia jau po Gruzijos invazijos dar, čia man atrodo, tai čia buvo kažkada aplink Krymą pradžia, žinok, nes jeigu aš dar mokęs mokyklai, tai čia Krymas buvo 14 kovo, tai čia... Tai čia turėjo būti, aš mano paskutiniai metai mokyklai buvo, tai čia kažkada tada ir buvo, žinok, tai čia gali būti netgi jau gal prasidėję buvo. Ypač Klaipėdoje ta rusų mažuma, bet jų yra pakankamai procentaliai daug tenai, tai iš senai likę. Ir netgi vat, tie veikėjai, kur vat, šitos dabar visos Nemuno aušros istorijos, ten yra tikrai dalis iš Klaipėdos, vat, iš tų prorusiškų, tokių aktyvių, kurie ten riaušiuose dalyvavę prie Seimo. Tai vat, čia su Klaipėda nėra gerai iš tikrųjų šią prasme. Vilnius kažkaip turi mažiau palyginti, bet Šalčininkai Klaipėda kažkiek visaginas, bet mažiau. Tai tu pastebi, ar ne, kad tie kariai, kurie kovoja už tą priešingą šviesą, jie dažniausiai būna klaipėdiečiai? Ar kažkaip nėra, kad dažniausiai, bet jų yra procentai, netgi lietuvių, pavardėm, aš ne vienoje laidoje esu minėjęs toks Gediminas Paplauskas ar Paplauskis, bijau suklysti. Tai jis lietuvišką mokyklą baigęs, aš žinau, ten iš jo klasės, kai ką, žinai, irgi pasako, buvo keistas, bet ir jisai ten kažkokiu būdu nuslydo į... Gediminas Paplauskas, kažkur žinau šį. Gediminas Paplauskas, man atrodo, Paplauskas. Tai jisai, aš pradėjau sekti dar kokiais 2011 ir 2012, kai prasidėjo ten žemės referendumas, Barneverit istorijos, ten miškų kirtimas, visą kitą. Tai jis visas temas, visur į savo YouTube tik pervina pagal temas ir jis dabar ten turi kažkokią ale, nežinau kaip ten jis kažkokį vadį, ten televiziją fake, jie visi dabar. Taip. YouTube. Tai va irgi toksai, tai va tokių iš Klaipėdos. Ir tokių yra, kur net ne rusas, bet lietuvis ir tokių lietuvių iš Klaipėdos yra. Bet nepasakyčiau, kad, žinai, kad dalis, procentas turbūt Klaipėdos nemažas, bet čia labai sunku visur. Žemaitija dabar, žinai, mano gimtoja iš Žemaitijos, tai Žemaitaičio dėka, bet ir šiaip visada Žemaitija buvo tokia linkusi į sąmokslo teorijas ir į tokius... Priešintis naujovėms. Jo, ir labai tokius, kaip čia, lengvai sumanipuliuojama. Darbo partija, Paksas, dabar Žemaitaitis, žinai, visi tie tokie, kur ir plinta, ten blogai, ten plinta. Tai paminėjai tą Barnę, kaip jis... Barnę. Ir tuo metu, kai Lietuvoje čia buvo, aš ten irgi paauglys buvau, tai aš ten tikėdavau tais dalykais visais ir aš tą vasarą būtent dirbau Norgiai ir mes remontavom jų patalpas. Ir ten, žinai, ir man toks buvo, čia, tipo, pas kažkokius demonus, tipo, nuvažiavom, žinai, ten per piragus nešėm, ten, tipo, žinai, ten geriausia darbovietė ever, kur esu buvęs, ten, žinai, ten kavo. Bijojai, kad... Ja, ten kažkokie, žinai, vėliai, tipo, dirba, pasirodo, ten nuostabiausi žmonės buvo, kurie... Geriausiai, kur esu dirbęs, ten kavas skaniausia, piragai, visokie, viskas buvo... Tai žodžiu, čia tiesiog. Ta istorija vienu metu parė iš karto aktyvavosi per Latviją, Lietuvą, Estiją. Man atrodo, dar buvo Rumunija, Bulgarija, kažkur šalis. Atsakinėjau irgi ten, kad, akivaizdu, žinai, kad vienu metu staiga per visą frontą Rusijos atsiranda tos istorijos. Tai čia daug tokių buvo. Ten miškų, buvo vienu metu miškų kirtimas, kai ten prieš NATO poligonas, vėl tas pats poligonas, buvo plėtra. Ir visi pradėjo apie miškų kirtimą kalbėti. Perteklinė, ne tai, kad realiai, bet ten buvo tokios fake organizacijos. Tai vienu metu tas buvo Latvija, Estija irgi. Tai kaip pasimato, žinai, kodėl čia įsiskiepė va tokios, žinai, tokios temos taiga iššauna skirtingose valstybėse. Ir tai tas pats Barnaverne ten, žinai, ten yra buvo realių, jie taip ima realią problemą ir jie išpučia iki negalėjimo. Poligonas, reali problema, 13 žmonių, 13 sodybų reiks išsikelti, žinai. Bet kai visi sušoka, tai tampa mega problema Lietuvos mastu. Tai tas pats su Barnaverne buvo su miškais. Tai vad kalbant apie Norvegiją, dabar rusai ką daro, dabar labai atakuoja Norvegijos žvejybos tą visą. Ta prasme, tenais tos fermos žuvų, ten yra ta problema, kad nėra antibiotikai, viskas panašiai. Tai dabar rusai labai leidžia, vienu metu buvo pradėję leisti labai, ant kiek, Norvegijoje ta žuvis yra, atsiprašant, hujova. Pažiūrėkit, ten, žinai, paėmė porą kadrų tikrų, žinai, ten tada sufabrikuoja visą, tipo, kad čia Norvegijos žuvis ten vos, nežinai, visą sergantį, tenais išsigimus ir, žodžiu, nevalgykit žuvies iš Norvegijos. Okay. Bet čia turbūt rusai, žinai, identifikuoja kiekvienoje šalyje, kas yra jų stiprybė ir bando per tai kirsti. Tai, žinai, Norvegam turbūt, nežinau, ten švedam kokią nors pramonę, ten, žinai, apie IKEA, kiek buvo tokių, žinai, su to miškų kirtimu, čia IKEA blogis irgi. Tai matyt, nemačiau šitų žinučių, bet visiškai realu, kad žinai. Niekad nepagalvojau, nes realiai visą, dėl miškų tai IKEA, tipo, tarp kitko, čia pristato IKEA, čia po to kerta miškų, blemo, niekad. Bet ir buvo netgi, jie oficialiai, tie visi prorusiški veikėjai tai sakydavo, čia superka šitą IKEA iš mūsų miškus, tai toks irgi, žinai, kenkima Švedijos pramonė. Jie tam suslapsto galus, tai... Bet tu, gerai, tavo šitas visa tokia, aš čia užklasinė veikla skaitos ar ne? Toks hobi, žinai, aš dabar tai jau tą darau kaip ir rimčiau, išėjau iš vieno darbo, man liko viena koja,
dirbu Liujelu su komunikacija, žinai, bet tai nėra mano full time'as, tai dėl to aš turiu daugiau laiko ir pasileidau Substack ir tas tampa toks kaip ir, atsikeli ir digini rašai ir ten galvoju, neparašiau šiandien dar ten 2 tekstų ar kažko. Bet aš dar noriu ten su kelionių maršrutais pasileisti artimiausiu metu, nes daug keliauju ir darau tokius po Lietuvą maršrutus, dabar noriu užsienio maršrutus paleisti. Tai jeigu susipakos tos 2 tokios dalys, tai gal tai ir bus toks, žinai, full time, nes anksčiau tai buvo visiškai šaltinė veikla ir toks hobis, bet laiko daug tikrai suvalgė. Gerai, bet kai tu pradedi daryti šitos, prenkus, kaip pavadinti, kiek tu toli būni nusimatęs, nes man tai atrodė toks įspūdis sudarė, kad tu pradedi daryti ir tada netgi pats negali patikėti, kiek toli gali nueiti su to. Jo, pavyzdžiui, Žemaitaičio. Paimkim dabar Žemaitaičio atveju analizę padarykim. Tai čia iškart nušokom, jo, dar, žinai, ten buvo, nežinau, nuo ko pradėti pasakoti, žinai, Žemaitaičio idėja gimė, ne idėja pati, bet jo, idėja gimė 24 metų lapkritį, prisimint, kai buvo ten Vėgėlė su Širinskinės. Žodžiu, susikūriau, dar turėt gal su Vėgėlė, pas mus yra toks irgi bifas, žinai, mes gyvai nei pažįstame, nei ką, ačiū Dievui ir nereikia, bet aš kadangi savo Facebook'e jam daug dėmesio skyręs ir jis už tai mane labai keiksnuoja, aš ten turiu keletą net video užsikarpęs, kuris pastoja ten kas biški ir Žukauskas mane ten vatnikų išvain dar kažką ir dėjuoja, žinai. Ir visą laiką, jo, paminiu, kur dirbė. Jo, tai čia jie visi, žinai, ten savivaldybė, kai dirbo, žinai, ten dar kažką, dabar tai nežinau, kartais mini blėlau, kartais nieko nemini, žinai, šiaip ten. Tai va, tai jis lojo, žinai, ir kai pateko į Seimą, jis labai norėjo tuo ministru būti ir netapo, nes nepateko į valdančiąją koaliciją. Jis prieš tai dar norėjo labai prezidentų būti ir ten jo svajonė jau tikrai jis buvo įtikėjęs, aš žinau, ten iš aplinkos nutarsa, ten jūs dėjo didelės viltis. Ir iš šono atrodė, kad jis gali daug visai čia surinktų balsų, nepaėjo, labai nusivylė. Tada gerai, jis į Seimą taps Seimo pirmininku, netapo Seimo pirmininku. Gerai, tada bent ministro teisingumo. Ir kai netapo, tai aš galvoju, gerai, parašysiu iš Širinskinės laiško jam, kad susitinkam, gal tu grįši pas tuo metu, kur Širinskinė buvo, pas valstiečius jo. Kad grįši, iš valstiečių, kad ateisi pas Nemuno Aušrą, turbūt. Jo, kažkur žodžiu. Tai jis patikėjo ir susirašinėjom ir aš taip paleidau į ten, jis buvom sutarę susitikti Seime, bet kažkaip pagailo žmogaus ir galvoju, viskas, išdūriau, turiu info, atidaviau Tapinui, tai ir viskas, ir žinai, ir tas jo skandalas, čia tipo, įsidūrė Vėgėlės, aišku, sako, viską supratau nuo pradžių, visi jie taip sako. Ir tada aš dar ir draugam rašiau, sakau, gerai, kitas bus Žemaitaitis, nes ten jau buvo visi taip, žinai. Ir tada sakiau, kad kitas bus Žemaitaitis, čia buvo 24 gruodžio pradžia, bet nebuvo taip, kad, žinai, ten sėdi, lauki, gerai, ką dabar jis prisidirbs ir panašiai. Paėmiau tiesiog, kai jis parašė tą Maskui laišką, žinai, tokias iškart idėjas tada, čia gera proga, žinai, jis turi lūkestį gauti laišką iš Masko komandos. Tai gerai, gaus tą laišką, žinai, gavo po ten 3 valandų ir va tai prasidėjo. Ir aš neturėjau nei ten plano, žinai, kad išvežti į Ameriką, išvilioti į oro uostą, bet aš jau pirmam laiškį sudėjau visus tuos, visas nesąmonės, kad jeigu patikės, arba all in, žinai, viskas arba nieko. Tai sumečiau all in ten, žinai, kelionį į Ameriką, viskas apmokėsim, duosim visą info, čia daug bus skandalų, čia taip toliau. Ir jis ten 2 dienas nieko netrašė, aš jam dar kartą brūkštelėjau, sakau, ar gaut mano mailą ir atrašo. Ir tada jau natūraliai pradėjo, žinai, gerai, kas sakė, ko aš noriu, šiaip iš principo, žinai, tai demaskavimo, ne šiaip dėl bairio, tai kad kažką info susirinkti viešai, paviešinti, nelojalumą parodyti, kažkokį išverstą skūriškumą. Ir visada nori kažkokį humoristinį įtarpžinį elementą, kad nebūtų šiaip, žinai, kad žmonėms smagu būtų, kad geriau istorija nueitų. Tai va, ir tada taip po vieną laišką į priekį, aš ten daug neplanuodamas ir rašinėjomės ten 2,5 savaitės, aš ten dar kelionę į Maroką turėjau. Trukdė jis man, žinai, nes ten su draugais kažką keliauja vakarėjau pavargęs, jie varo mėgoti, aš dar varau rašyti laiškų, žinai. Bet jau paskui išnyso aš neberašiau, jis man prieš pat kelionę liko 3 dienos, jis rašo, ten sveiki, o tai jau čia kelionė tuoj, vizą pasidarėmo, kur bilietai, žinai. Tai aš grįžau Lietuvą, ten mokėtavau naktį tos bilietus. Tai va taip, žinai, aš nesuplanuoju į priekį, turbūt yra toks, žinai, labiau tikslas, kad gerai, ten su Adomavičium, tarkim, buvo, kad jis buvo ministru, reikia padėti jam išlėkti iš tos, žinai, kėdės, kurią jis visiškai netinka ir tada sukūriau tą Oleko mailą. Jos.Olekas. Tai Žemaitaičio, žinai, for Ryan Riedel Yahoo.com, bet, Ryan Riedel realus asmo, aš ten pasitikinu, kad... Bet jos.Olekas, kai tu dirbi Seime, tai pasme, kai yra oficialus paštai... Bet jie matai, ypač Žemaitaitis, ir jie tarpusai bendrauja dalis irgi, jie nepasitikė sistemą. LRS paštai yra sistema. Gal jie irgi, žinai, toksai, kad va, jeigu žmogus parašo, kartais nepažiūri, aš nežinau, bet jo, čia naivumas, bukumas ar nepasitikėjimas, nežinau kas. Tai čia, žinai, mums įprasta, kad turbūt, bet ten yra tokie, kur ir plus
sakau, visada reikia pataikyti, jeigu pataiko į lūkestį, jis tikisi gauti laišką iš Masko, gauna ir ten, net jeigu pasičekina Yahoo, aš ten surašiau argumentus, kodėl rašau iš privataus, kai rašiau iš Juozo, aš net nerašiau, man atrodo, tiesiog, kad jo, maždaug čia, žinai, vos ne parašė. Bet jis labai matyt apsidžiaugė Juozo dėmesio Oleko Adomavičius ir dėl to nepatikėjo. Tai va taip ir vystau, žinai, ir su to Žemaitaičiu aš pradžioje jam buvau atsiuntęs bilietus Lufthansos. Tipo, 6 ryto iš Vilniaus tą dieną, žinai, ir kai žiūriu, jis toliau tiki, aš galvau, kad kažkurioje vietoje nulūš ir ten iki Roso nepreisim, žinai, aš tik tai norėjau tą vis, galvau, ribotas laikas iki skrydžio ir jis tada sužinos, tai aš jam vis rašinėdavau ir jis taip kartais iš karto sakydavau, kartais po 2 dienų, paskui aš pats uždėlzavau. Tai gavas, kad jau matau, kad iš tikrųjų tas skrydis jam tinka ir reiks varyti tą Rosą, aš pats norėjau nuvaryti pafilmuoti. Ir žiūriu 6 ryto tas skrydis, gerai, keltis 4 ryto, žinai, atvažiuos pusė 5 kokį. Ai, nenori, sakau, žiūrėkit, nebėra čia bilietų Lufthansos, pakeitėm į turkiš. Jau nebeklausiau, ar tinka, netinka, iškart sumokėdavau turkiš, nusinčiau jam. Tiko, tai gerai, ten turkiš 11 buvo, 30 gal, nuvariau 10 ir... Tau nebuvo gaila, kad taip gali žmogus įtikėti su bilietais. Aš turiu meni gerai, jis įtikė istoriją, bet tu pradedi keitinėti bilietus ir toks loji nuplenu man. Tu jau atsinti bilietą, po to parašy, kad nebėra bilietų. Kur nebuvo visiškai gaila, nes kaip, žinai, su Vėgėlė aš pasimokiau, kad Vėgėlė, kai neatėjo į Seimą, jis tada sakė, aš iškart žinojau, kad čia netikra Širinskė nerašinėja ir aš čia supratau, aš trolinau. Ką dabar Adomavičius irgi sakė, nors nevelnio nesupratau. Tai aš su Žemaitaičiu galvoju, okei, man reikia tikro įrodymo, fiziško įrodymo, kad jisai patikėjo ir dėl to man sakau, plus tiek, kiek jis yra pridirbęs, tai man niekiek negaila nei jo ten laiko sugaišto, nei tos gėdos, ką jis patyrė, nei reputacijos, nei whatever. Tai yra vienas šiuo metu didžiausių Lietuvos kenkėjų, tai aš... Mielai aš dar turėjau planą išsiųsti, netgi siūliau Tapinui, sakau, žiūrėk, Laisvės TV nupirkit bilietą į vieną pusę. Švakar. Ir išsiunčiam, žinai, bet aš dabar suprantu, aš būčiau turėjęs didesnių problemų, turbūt, nes, žinai, Tapinas sako, žiūrėk, čia jau būtų žmogaus pakrobimas prieš jo valią, žinai. Taip. Okei, bet ar būtų? Žinai, ten būtų tada jau žala, aišku, kad dažnai. Dabar jis pats sakė, žalos nepatyriau, prisivogė segių gintarinių iš Seimo ir viskas. Tai tuo metu, jeigu jis būtų jau išvaręs, su žmona keliom dienom, žinai, grįžimas, tai kaštai, bilietų, laikas, nežinau, čia būtų toks biškai jau, žinai, rimtesnis. Dabar toks balansuojant pokšto ir galų galia policija tai ištyrė, viskas tvarkoja, žinai, pokštas su tikslu, ar kaip tai vertino ir dėl to nebuvo problemų. Tai... Kaip manai, kaip atrodė jų kelionė namo iš oro uosto su žmona? Jie išeidinėja. Aš iš už kolonos ten išlindęs, tai toks detektyvas seklys, tai pasislėpdamas filmuoju. Dar prieš tai jokingiausia buvo, kad dažnai aš atvariau, jie dar buvo neatvarė oro uostą ir už kelių minučių atvarė, pafilmavo jos Laisvės TV, aš ten iš toliau stebėjau ir tada jau galvoju, gal stoti eilę netoli jų ir laukti, žinai, filmuoti, bet aš nežinojau, kiek jis nežinoma, nes iš tikrųjų tai nežinojo, žinai, ten, vizualiai nebūtų atpažinęs. Tai aš iš toliau pafilmuoju ir atsisėdau ant tų riestų suoliukų toj naujoje, žinai, išvykimo salėje. Ir jie, kai negavo tų bilietų, kai neįleido, jie tiesiog ateina, žiūri link manęs, aš taip telefoną padėjau, galvą nuleidau, striukiai traukiau į kaklą ir jie per metrą prie manęs atsisėdo, kaip tyčia, žinai, gerai, aš tai telefoną tai pasiėmęs, jungias, kaip durnas, žinai, toks ir filmuoju tenai. Tai tada, kai jie išeidinėjo, aš iš paskos ir taip iš lėto nufilmavau, ten prizūminau, tai jau tada matęs tokia, žinai, nejauki tyla, kad jisai ten desperatiškai skambinėjo, aš pamiršau vardą. Kažkokiam vardui sako, žiūrėk, čia mus turbūt pakišo, nieko nereaguojam, tylim, ten tipo, iškart pradėjo dėlioti, ką daryti, o žmona matau Instagramą, man atrodo, ar kažką ten su pirštu taip visiškai šaltų veidų. Reelsus tiesiog. Kažką ten jo, ir tyloj, tik tai jie būtų išėjo, tyloje ir man atrodo, taksi turbūt sėdėjo tyloj, nes gal ir per taksitą nenorėjo, o paskui jau nežinau, kas ten buvo, kai neturėjo labai džiaugtis, vis tiek žmona, kaip bebūtų ten rimtoje teisinėje kontoroje dirbantys, žinai, ir, bet čia šaltinė. Tai, gerai, tai legaliai tu viską padarėjai legaliai, ne? Tipo, durnai klausimus formulau, bet šiaip čia buvo legalus žingsnis, ar ne? Žinai, man atrodė legalus, ten visiems Žemaitaičių ir kitiem gerbėjim iki šiol atrodo, kad čia yra sukčiavimas. Policija, prokuratūra tyrė ir nustatė, kad tai viskas yra padaryta be jokių pažeidimų, nes kaip jie ištyrė birželio ten per Jonines, praėjo kiek čia, 4-3 mėnesiai, žinai, tai jie ištyrė, jog, žala nepadaryta, jis pats sakė, žalos nepatyriau.
teisiškai, jeigu jis norėtų, jis galėtų eiti civilinę tvarką į teismą, kreiptis, kad patyrė kažkokią žalą, aš turėčiau tada, jeigu teismas nusprendžia, kad patyrė, gal kompensuoti, bet jis to nedarė, nes jam tą istoriją jis norėjo greičiau pamiršti ir iki šiol jis jos. Nes čia būtų viešumoje pastoviai. Jo, jis ir dabar nereaguoja, ten per sutikimus jo kažkas klausė, jis ten žiūri iš karto video, nusuka. Tai va, bet buvo vienas tas video, kuris nežinau, kuriam mieste buvo, matėt, kuris labai aiškino žmonėm, kaip ten man atrodo, dar tu dalinėsi. Kaip profesionaliai susitvarkė. Jo, kad ten visa komanda, kuris aiškina labai, jūs visi būtumėte sako patikėję, čia sakau, čia tokia. Aš turiu visus tos videos susikarpęs, specialiai archyvą dar reiks į substeką, kada subesikarpyti. Tai jisai ir pas Janutinė laidoje sakė, ir ten Mažeikiuose buvo, man atrodo, išvykimas, kuris jisai pasiėmęs atsispausdino tą laišką. Dar kai tikėjo, o paskui kai antrą kartą dar kažkur irgi sakė, viską komanda patikrino, ten ir tą, bet tas patikrinimas pagūglino, Rainas Rydelis yra. Tada jis kažkokiam pažįstamui iš NATO, ten asamblėjos sesijos kažkokia, sako, Tomui, ar kam ten parašė į Ameriką, sako, jo sūnus patikrino, kad toks tikrai yra Rainas Rydelis. Nu tai kaip patikrino, vėl pagūglino, dirba Dodge toks Rainas Rydelis, dirba, bet apie tai, kad koks jo paštas, nieks nieko, žinai. Ir jis iki šiol stumė komandos, va čia buvo užvakar, kada susitikimas ir ar net vakar, kažkur kitur. Jo paklausė, žinai, tai kaip čia išsidūrėt. Jis sako, čia komandos klaida, nors irgi vadovas, žinai, kur stumė, pats susimojo, realiai, pats sako, su žmona bandėm įsičekinti iš vakaro į skrydį ir negalėjo, ir jiem jokių įtarimų nekilo. O dabar stumėnt komandos. Čia komanda klaidą padarė, žinai, ir čia viską patikrino, toks viską patikrino, žinai, tai paguglinti pavardę ir rasti, tai aš specialiai irgi pasigūlau pavardę, radau tą, žinai, žmogų, kuris ten dirba ir buvo įsidarbinęs nesenai. Ir toks, tai, žodžiu, žmogelis, kaip, nenori prisiminti to, bet ant komandos toliau stumia, kad čia komanda kalta. Nes kur te darė, nešvankiai darė, kaip pranka jam, jeigu matai. Tai ten ir mes irgi turime, Yra, lopai, jie buvo atvykę irgi jos... Gavom tą progą. Miško originals podcast. Tai man toks, žinai, kur, man ten, aš nežinau, aš suprantu, kad neturėtume gailesčio jausti jam, bet man ten jau, kai jie ten trolina, irgi ten, man toks, žiūriu, kaip žmogus gali būti toks patiklus, ta prasme, nežinau, aš jau esu patiklus žmogus, bet, kai ten tie visi personažai vaikšto aplinkui, ten, kur tiesiog 9 ryto žvejoja studentas, ta prasme, jam čia okei yra, jam čia yra normalu, logiška. Bet man, aš žiūrėjau irgi tą ir man, žinai, ko trūko tenai ir dėl ko aš nesistebiu, kad jis, ten, koks tikslas, aš suprantu, žinai, ką daro nešvankiai, realiai paprenkina ir tiek, bet, už to man visą, žinai, kažkokios informacijos gauti, paviešinti, ką jis daro ne taip, ko viešai nėra, tai man ten toks, žinai, jisai iš jo tiesiog padarė kvailiuką, jis ten apsimojo, bet iš kitos pusės, tai kad prie jo prieina nusifotografuoti kokią nors ten jo, kaip ten buvo pradžioje ta gerbėlė, moteriškė, žinai, tai čia visiškai gyveniška reali situacija, ten žvejo galėjo, bet man norės dar kokį nors, sakau, ten, žinai, ar ta žvejys įkranta į vandenį ir žiūrėti, ar jis gelbė ar ne, ar ten, žinai, pavagė, tu kažkokiu protestuoti jį, kad moralės. Jo, kažkokius dalykus, žinai, kur, nes šiaip apgauti, žinai, tai toks, aš niekada nedarau tik dėl to, kad, žinai, apgauti, nes... Bet būtų geras kolabas su nešvankiai. Tu galėtum duoti kitą pavarą dar jiems vieną, žinai, aukštesnį. Jo, man darės, kad jie ten tikrai daug padarė, toli nuėjo ir ten trūko tokių nedidelių dalykų, nežinau, ten atvažiuoja taksi, ten kažką pavagė ir žiūrėk, kaip jis reaguoja, žinai, nes jis šiaip iš principo jis yra labai toks, žinai, ekstravertas žmogiškas ir jis ten jo, su bet ko gali kalbėti, kai aš jį skambino gruodį apsimetęs vakarų žinių žurnalistų, 20 minučių prakalbėjom, daugiau ten. Tai jisai, žinai, atrodo visko tiek veikia gyvenime, valstybė valdo, bet laiko turi, skiria visokiam tokiam šūnam. Tai iš principo dėl to su juo labai nesunku yra, nežinau, bet kur turbūt kaviniai pamatysi, ten pradėk šnekėti, jeigu jis pajus dėmesį, pajus, kad jo ten kažkokia forma gerbėjas yra, jis ten iš karto, žinai, rodo. Tai dėl to man ten trūko tokio biškai, ribos kirtimą, žinai, nes iš kito, nes o kaip jam dabar ten... Kuri situacija turėjo jam leisti suprasti, kad jis yra atmulkis. Gerai, tas raidės ten, kad dėl arti tokio apdovanojimo, jo, čia, žinai, jis nežinojo. Irgi pasigūglint galima tiesiog. Bet ten buvo matyti ekspromtų, gal tas įteiktas, jam nesakė iš anksto, man atrodo. Nežinau. Aš nežinau, aš tiesiog labiau jau daryčiausi per petį, kai tave 3 kartus išėlės ir 2 kartus apmulkina kažkas. Tu tada buvai 2-0 prieš jį, man atrodo, tuo metu. Po to buvo 3-0. Ne, čia tie 3 mano buvo iš karto per 2-3 savaitės, jo, ir jie paskui padarė po šito. Tai jo. Ir tada tavo buvo 4. Jo, tai po pertraukos, žinai. Bet šitas tavo prankas, jisai sukėlė tarnybas ant kojo šiek tiek, ne? Ar ne? Jisai toks įjungė jiems šitą visą pamąstymo tokį raumenuką, nes aš kaip supratau, tave paskui susiekė ar ne, rašiai postę, bet po kažkurio laiko. Tai nebuvo viskas greitai, tarnybos veikia. Kai kurios, STT, specialiųjų tyrimų tarnyba, iš karto
parašė pradžioje Tapinui, paskui man, iškart savo vardu parašiau, jie ten parašė klausimų, bet STT tyrė ne mane, o jo elgesį, nes jisai atskleidė informacijos apie Lietuvą, ten melavo Seimo valdybą ir taip toliau, ten Seimas tyrė. Tai realiai institucijų čia nemažai, žinai, STT tyrė, VSD, nežinau, ten turbūt netyrė, ir policija tyrė tiek prokuratūra, tiek jo elgesį, ar jis galėjo tą daryti, ką darė, tiek mano elgesį. Atskira, žinai, kaip ir kryptis buvo. Tai ir panašių metų prokuratūra nutraukė tiek jo, tiek mano tyrimą, tipo, mane pasikvietė, buvo į apklausą, rado po kokių 3 mėnesių, ne, po 2 mėnesių pusę, žinai, bet rado tik tais per Boltą, atsekė, nes aš su Boltu atvariau, atsekė pagal numerį, žinai, kas vairavo, ne tai, kad parašyti tiesiog mailą tiesiai, vat, kaip STT, žinai, parašė mailą man į tą Rain Rydelį, aš savo vardu, nes aš neturėjau tikslo slėpti. Iš viso aš galvojau, kad ta istorija, kai išlys į viešumą, 3 dienos ir Žemaitaitis, žinai, mane ten savo postuose keiksnos. Bet kad taip ilgai užsitęsė ir kad jis po to, aš manau, sužinojo. Ten iš jo komandos, kai kas pasiekė mane Facebook'e, tai aš manau, kad jis po to sužinojo, bet jau tylėjo, nes bijojo viešinti, žinai. Tai va, tai visos tarnybos prasisuko tiek jam, tiek man, jis ten gavo įspėjimą iš etikos komisijos ar kažką, ten jis melavo Seimui, bet, nu, pas mus įstatymai tokie yra, kaip čia, nedėkingi. Šia prasme, kad tokius nusikaltimus leidžia arba ten šmeižimą valstybės, arba kažkokius tokius dalykus leidžia, nu, išsisukti iš jų, žinai. O aš tai kažkaip buvau nuo pradžių ramus, kad čia, žinai, jokio nusikaltimo nepadariau, žalos nepadariau, kažkokios finansinės naudos savo negavau, ten priešingai, žinai, laiko sugaišau ir sugaišau, keiksmų belenkiek dėmesio ir negatyvaus gavau daug. Tai dėl to aš buvau ramus, žinai, policija nuvariau, smagiai jo apklausė, papasakojau istoriją, pakikeno. Ar žvengia policija? Jis labai stengiasi susivaldyti, tai toks jo per stiklą, aš turiu kažkur dar nuotrauką. Tai kai pasakojau apie tos bilietus į muziklą šitą Gatsby. Tai jis ten prunkštelė, mačiau, štai prie kompo, nes galvoju, žinai, tenai, tai... Taip, o bent vyko tas muzikos tuo metu? Jo, tai aš jam, ten kai dariau aš realius viešbučius, žinai, skrydžius irgi žiūrėjau, kad datos realios būti kainos visur surašiau, nes Europoje net nėra 1 klasės, aš jam pažadėjau viską prabangaus, ten skrydžiai po 10, po 11 tūkstančių eurų žmogui. Tai, nu, viskas, kad jeigu čekintų, kad viskas sutaptų, išskyrus numeilas turbūt. Tai viešbutį išrinkau realų, o muziklus aš jam nusiunčiau nuorodą. New York'e tuo metu vykstančius muziklus ir sakau, išsirinkit, žinai, tai jis ten matys su žmona pasitarė čia iš vakaro prieš skrydį. Ir išsirinko tą Great Gatsby, tai viskas buvo, realiai tik bilietų nereikia muziklų, ačiū Dievui daryti, žinai, gyvai būčiau padaręs. Kiek žmonių tikėjo, kad, tiksliau galbūt kaltinau šitą pranką ten kokį Tapiną, manau, didžioji dalis buvo, ne, kad čia visgi yra Laisvės televizijos sugalvotas toks vidinis kažkoks slaptas tai projektas. Jo, turbūt didesnė dalis Tapina, nes jis ten tam video, jis taip... Sakė, tai ne mūsų sukurta kažkaip istorija. Ir jis biški pažiūrėjo kažkur kitur. Jo, ir aš galvoju, kas čia, ką tai mes pradžioje taip galvojom, bet aš ten sakiau, kad lažinos, tai man šitą idėją vienas draugas pametėjo ir po to, žinai, prisiminiau anos, lemba, rimtai, tai pasmežiai, nes kažkaip Tapinas po to jau daug minėjo, kad čia ne jie, tai pagalvoju, gerai, čia... Nes negali būti jie, nes jeigu jie padaro, tai jie tą tokį suteršia savo žiniasklaidos validumą, tu nebegali iš visi jais pasitikėti. Nu, tai gal jeigu būtų darę, tada būtų darę savo vardu, nu, gal ir būtų galėję, bet iš principo jo, kaip žiniasklaida, gal čia nelygiai, žinai, yra. Bet šiaip labai daug žmonių man rašė ten nuo žurnalistų iki ten buvusių bendradarbių, ten klasiokų, kurie metų ne... Čia tavo darbas iš karto. Aš kas rašydavo, tai aš niekam neneigdavau, tarsi būdavo, kad gal tiesiai nepatvirtinau kai kuriem, bet šiaip tai žinojo tikrai nemažai žmonių ir aš labai stebėjau, kad ten po 3 dienų dar neišlino tas, žinai, kas čia iš tikrųjų darė, nes ten kurį laiką ta istorija tengi sukos nuo TikTok'ų iki Žemaitaičio, tai dėl to kažkaip buvo keista, kad nedaėjo iki jo anksčiau, žinai. Bet daėjo. Tu po to prisipažinai pats viešai ir kiek čia laiko praėjo, nes daug kas ir taip ir nebūtų sužinoję. Jo, žinai, nebuvo. Kovo 4 buvo šitą istoriją, o aš prisipažinau, aš net neplanau prisipažinti, toks, žinai, buvo. Nu, specialiai nesiviešinau dėl to, kad nebūtų ta istorija apie mane, nes tada, žinai, Žemaitaitis būtų ten, va, čia Žukauskas, ten, nežinau, ten Šimašiaus buvęs patarėjas, ten dar Blue Yellow kabintų ar dar kažką. Tai aš nenorėjau, kad jie būtų šalutiniai ir plus, nu, tada dėmesys, žinai, išsiskaido ir jis būtų mažiau durnelis buvęs, gal, žinai. Tai palikau tą neviešą, bet kažkaip gruodžio mėnesį, grynai išėjau iš vienos veiklos, kad kažkaip apie tokius dalykus daugiau pagalvoti ir apie turizmo maršrutus, kuriuo aš taip ir nepadariau dar, nes šokau į tuos visus Žemaitaičio nesąmonės ir LRT reikalus. Tai aš gruodį galvoju, žinai, kas ten buvo. Su LRT įstatymu to pataisom neprasidėjo tie protestai, mitingą aš pradėjau kažkaip aktyviai rašinėti Facebook'e. Galvoju, kad reikia man tą pradėti rašyti, pasileisiu savo substeką, žinai, ir galvoju, kad pasileisiu visai gražu būtų nuo to prisipažinimo. Tai
Tai aš tiesiog paėmiau ir aprašiau tą visą istoriją ten ir taip iššovė, aš kaip galvoju, bus pirminčia žmonės, bet visai ten paustas išėjo labai stipriai, pas mane tokių skaičių nebuvo. Nes aš tai nuoširdžiai būčiau taip ir nesužinojęs, kad tipo tavo darbas. Absoliučiai. Daug buvo žmonių, ypač kurie pažinojo, tai ten sakau, net mano šeima ne visi žinojo, žinai, ten, kad ką dariau ir po to aš, blema, čia tu vėl, ne? Tai tokie būdavo. Bet platesniam rate, aišku, kas nežinojo tų ankstesnių istorijų arba nesuvedė, tai normalu, kad buvo taip, kad Tapinas, Olegas ir aš irgi buvau minimas, netgi pas Janutinę laidoj, man atrodo, po 2 dienų Puteikis pirmas įvardino, čia bus Karolis Žukauskas, sako, nes aš esu irgi ten išdūręs susirašinėti SMS-as, kai jis ten iškoja rinkimuose savo kandidatų plungiai. Tai irgi ten žodžiu. Tai va, tie, kas susidūrė, nukentėję įtarė, arba tie, kas sekė mano istorijos, tai įtarė, bet taip tikrai ne visi. Mes tai Olegą atmetėm iš karto, nes čia ne jo braižas yra tokia, yra labiau, žinai, gal gyvai patrolinti, ta prasme, Olegą iš karto atmetėm, tada galvom, kad galbūt Tapinas galėjo, bet irgi po to, ir tada galvom, gal negi tarnyba šio tokia sugalvoja, žinai, operacija kažkokia. Jo, mačiau, kad ir buvo. Sekiau aš ir jūs, kitas žiūrėjau laidas, kurio ten, kad buvo, tiksliai prisimenu, jūsų podcast ir buvo šitas, man atrodo, pasakot apie tą versiją. Jo, buvo, kad kažkaip ten, tipo, kad čia gal tarnybos sudirbo, aš kiekvienų, žinai, žiūrėdamas galvoju, bet, tarnybos taip nedirbo, bet tikiuosi tarnybos irgi. Bet kaip manai, tarnybos turėtų taip dirbti, ar ne? Ar gali būti vienas iš tokių būdų kažkaip? Ne, jeigu jos dirbtų, man atrodo, žinai, yra tarnybos, daro tos kaip čia. Iš principo provokacijos teisiškai tarnyboms aš nemanau, kad yra galimos, bet kažkokie patikrinimai, žinai, savočiai turbūt, toks, aš pats jau, žinai, slapto pirkėjo testas. Tai jeigu politikai tarnauja mums, mes turim teisę pasitikrinti jos ir neviešai. Tai manau, kad tarnybos tokių nedaro, bet jos turbūt kitais metodais, žinai, čekina ir... Bet nežinau, gal yra kažkokių, kur nuleidžia kažkam nuviešino, aš nežinau, turiu su tarnybom kontaktą, turiu tokį, vat, kai kažką padirbu, jeigu pakviečia pasikalbėti ir tiek. Tai, žinai, tu prigavai Žemaitaitį ir ten laiške šitam, kada su jo bendravai, man rodos, prašai, kad parašytų ar paminėtų Maską, jeigu neklystu ne keletą kartų. Bet aš kaip suprantu, čia toks irgi yra kaip visai natūralus prašymas, nes politikai tokie dalykai vyksta, ar nelabai vyksta. Paminėjai pavyzdį, kaip tie, kur prašė iš paraidės, prieš tai jau šitą naudoja su rusais. Komentatoriai prorusiškai. Tai iš esmės jo, tokie dalykai politikoje vyksta, turbūt žinai, kad ten politikas... Žemaitaitis galvojo ir iki šiol turbūt galvoja ir dalinai taip ir yra, pavyzdžiui, JAV ambasada, net kiekvieną ten dieną, savaitę renka medžiagą, kas Lietuvoje vieša ir pateikinėja, ataskaitos būna normalu, visos ambasados savo vyriausybė pateikia ataskaitų, kas vyksta. Žemaitaitis galvoja, kad JAV ambasada, žinai, pamatys, kaip jis čia daro įtupstus Trumpui ir tai jam leis, žinai, kažkokį artimesnį kontaktą turėti, nes tuo metu Maskas buvo Dodžio vadovas paskirtas ir plus jis labai promino Maskas tokias radikalias jėgas Europoje, ten AfD Vokietijoje, šitas UK, tas bičas, kuris inicijavo. Faražas. Jo, tai jis, man atrodo, Žemaitaitis turėjo tokią viziją, kad, žinai, tas jėgas galėtų apjungti kažkokią, žinai, viziją iš Amerikos, kad va, tokias visos, žinai, destruktyvios, radikalios dešinės arba nebūtinai dešinės jėgos. Ir dėl to jisai, manau, ten labai taškais, labai stipriai ten Trumpo pagirimas. Aš suskaičiau nuo to, kai aš jo paprašiau parašyti kažką pozityvaus apie Maską. Iki kelionės į Ameriką jis per ten 2 savaitės, šiek tiek mažiau, papostino 25 kartus kažką pozityvus apie Trumpą. Čia nesveika. Tai, žinai, bet jis toks yra, jis hiperaktyvus varo savo Facebook'e, tai jis per dieną kokius 8 postus paleidžia. Ir tada dar nemokėjo jam naudotis, dabar jau moka jam naudotis, tai čia dar daugiau, žinai. Bet apie Maską jis nepapostino, atsiuntė ankstesnių postų, bet vienoje laidoje ten tokioj įnito, žinai, jisai apie Maską ten jo, čia. Maskas buvo teisus, Maskas yra teisus, tai jis vis tiek tą. Tai dabar jau čia aktyviausiai yra tas iš to kapčiamės čia tas su to, kaip jisai, Gintaras, ne kaip jisai. Kažkoks jo. Jo, Gražulevičius ar kažkoksai. Jo, Gražulevičius. Jisai ir Žemaitaitis čia yra aktyviausi Facebook'e žmonės. Tiesiog, kur non-stop, žinai, flūdina. Įvairiai, žinok, yra ir tokių, kur mažiau gal žinomų, bet jo, kur ten tik visas rautas arba vien šerai net negeneruoja savo turinio, žinai, bet tarp tų veikėjų, kur, aš ten visus juos susidėjęs atskirą profilį, seku, tai, žinai, atsidarai ten toks paplavynas būna, žinai, nuo Janų iki šitų, vat, kur vakar Kaune visi davėsi, tam, žinai, tai ten dalis tokių yra, kurie, net, kaip, yra, žinai, veikėjai, kurie ten ta pati Janutinė, negali tiesiogiai sakyti, kad yra prorusiška, ten yra kiti tikslai, žinai, pas ją, bet ten... Tai gerai, kokie tikslai pas ją yra?
Tavo manimu. Nes aš tai nuoširdžiai manau, kad ten visas tas kanalas yra viena didelė prorusiška landynė tokia. Ne visai, žinai, yra kaip, aš kažkada buvau rašęs tokį postą apie naudingi idiotai ir aš buvau skaidęs juos į 3 kategorijas, žinai. Yra žemiausia kategorija yra atvirai prorusiški veikėjai, kur, net Žemaitaičio atvirai prorusiškų negali padinti, jis tą šiek tiek maskuoja, bet jo veikla tikrai naudinga Rusijai. Bet, pavyzdžiui, ten Algirdas Paleckis, jis jau pasodintas už ten pasiruošimą šnipinėti Rusijai, va taip ten buvo formuluoti. Sorry, čia pats sėkmingiausias yra momentas, kad jį sulaikė Karolukas iš ZIN. Tai prasme, jis irgi policininkų dirba ir tiesiog Karolukas iš ZIN sulaikė. Kas yra Karolukas iš ZIN? Tas... Per 3 buvo tokia laida ZIN Maros. Okay. Labai sena tokia, žodžiu, nesvarbu. Ir jis turėjo tą veikėją Karolukas, bet jis taip pat buvo ir policininkas. Tikras jo darbas. Tikras, tiesiog... tipo, vaidino. Okay. Gerai, aš to nežinau. Žodžiu, čia visiškai. Šitas veikėjas dirba policininku ir jisai supakavo policiją. Nežinau, kad jis geras. Tai va, tai žinai, žemiausia kategorija yra, kur atvirai prorusiški ten, nežinau, kokia Erika Švenčioninė, ten tokie, kur, žinai, važinė net į Minską, į Maskvą, šiuo metu, kur atrodo sienos uždarytos. Ir tai va tokie, žinai, kur atvirai jau nesislėdami dirba, tada yra antra, turbūt tokia mažiau purvina kategorija, kur išnaudoja savo tikslams ir jie nebūtinai prorusiškai, bet jie ima viską, kas jiems atkreipia dėmesio, iš ko jie gauna politinių dividendų arba kažkokios viešumo. Tai Janutinė yra prie tokių, kur juos visus, žinai, gal vienyje nuo to pradės, visus vienyje kažkoks buvusi šlovė. Žinai, Orlauskas kažkada buvo ten top 1, 2 Lietuvoje komikas, žinai, kai kito nebūdavo, kai buvo 3 Bingelis, jisai ir dar kažkas, Vižinis. Tai, žinai, ir ten Janutinė tikrai buvo žinoma ir viena garsiausių Lietuvoje žurnalistų, kol jos neišspyrė iš televizijos. Ten koks nors, žinai, Zigmas Vaišvila buvo labai perspektyvus, žinai, jaunasis Landsbergis galėjęs karjerą turėti didžiulę politikoje. Ir jie, žinai, tą turėjo tokį savo gyvenimo momentumą, turbūt kažkokį aukštą tašką, kur jau turbūt aplink tave šokinėja visi ir tu įtiki, kad esi visagalis. Ir matyt, ar dėl to, ar tiesiog gyvenime nebespėjai su gyvenimo skuba ar kažkuo, tu nuvažiuoji žemyn, tave išmeta iš teliko, tavo bairiai nebejokingi, nes pasikeičia, žinai, kartos, ir tu nespėjai su visuomenė, atsilieki nuo jos ir tampi nebeįdomus, bet tu vis dar nori to dėmesio, matyt, kaip narkotikas, žinai, veikia ir gal galia ir finansiškai nori kažkokią veiklą daryti, kuris sutrauktų žmonių. Ir taip nuvažiuoji po truputį tokį atskalūnišką, žinai, gyvenimo būdą, kur tada tu renki dėmesį tos irgi dėja atsilikusios nuo gyvenimo, žinai, visuomenės dalies, kurie vis dar gyvena tais 90-ųjų bairiais arba, žinai, neturi informacijos kritiškumo. Ir iš tos tiesiog visuomenės pelnosi, žinai, tai ten koks nors Orlauskas, gerai, jo ten veikla yra vestuvių vedimas ir turbūt iš YouTube'o kažkiek kapsi. Janutinės, nežinau, ką dar daro jos, žinai. Aš tai jie visi iš YouTube'o gauna nemažai pinigų, nes ten peržiūrų daug. Orlauskas mažiau, bet Janutinės susirinka, aš manau, visai nemažai. Tai yra... Ten peržiūrų daug video ilgi visai. Tai ir dar jie sukarpo, jos dubliuoja, padaro vieną ilgą, tada sukarpo Janutinę trumpais, kad tos pačius video. Ten profesionaliai daro visą. Tai ir jų peržiūrų skaičius tikrai buvo top 10 kanalų Lietuvoje. Tai aš manau, kad Janutinė labiausiai dėl šito, kad išlik, žinai, jai turbūt svarbu, kad jos ten klausytų, kažkokią auditoriją turėtų ir finansai. Atvirai, jinai, ten aš jos daugia su laidų ir pažiūriu. Tai nėra taip, kad, žinai, va, čia ten Rusija gerai daro. Labiau kritikuoja viską, kas yra Lietuvoje kaip čia teisinga, bet ne dėl to, kad ji norėtų, kad čia Rusas ateitų, bet dėl to, kad iš to įgavo dėmesio ir tai kapitalizuoja finansus. Tai daug tokių yra, žinai. Bet ir šiaip dar pas jas būna, tas labai dažnai pastebėjau, kad, ta prasme, dabar, jeigu visi sako vienaip, tai jis tiesiog priešingai, sakė Žemaitaitis, tai jisai tiesiog tu galėtum dabar sutikti su jo, bet jeigu visi sakytų, taip pat jisai priešingai varytų, tipo, nes negali sutikti su konservatoriais dabar, jisai, pavyzdžiui, ar su kažkuo. Ir dėl konflikto, žinai, čia kaip Facebookas veikia, konfliktiniai paustai Facebook'e, kurie tau sukelia kažkokias neigiamas emocijas, jie visada turės geresnį ryčą. Tai jie tą patį daro, nes ir ta visuomenė, žinai, dirginamas visuomenė, kapčiamesis, čia reikia sakyti, bet nesakysiu. Žinai, tenai galėjo būti viskas, aišku, blogai, ten krašto apsaugos ministerija sudirbo, netaip sukomunikavo, pradėjo ne nuo to galo, viskas blogai. Bet šitie visi sušoko, visi, kurie nieko bendro su to kapčiamešiu neturi, žinai, Janutinės, Orlauskai, Žemaitaičiai, visi suvažiavo ten, žinai. Tai jie dėl to, kad tai yra labai lengvai dirginama tema, žinai. Tu imi tikrą istoriją, bus poligonas. Taip iškels kažkiek sodybų, 13 berat sodybų. Vieną gyvenamą. Taip, pasakė vieną gyvenamą. Ar neturi šį šitokį? Ai, ne, Šarūnas rašė jo. Vieną gyvenamą. Jo, tai gerai, dar kažkiek ten ta buferinė gal zona, žinai, ten kažkas girdės, bet galų gale Baltarusijoje šalia yra poligonas. Tai ten iš principo ta istorija galėjo būti visai kitaip stiliuota, bet daug tokių mes turėjome istorijų, kai buvo Žygaičių, nežinau, gal pamenat, Žygaičiuose rado ten nerado, bet ten Skalūnas. Jo, Skalūnų dujų, ta Amerikos bendrovė, kokį ten norėjo
norėjo kas skalūnus, ten tas kaimas būtų buvęs aukso vertės, visi gyventojai būtų galėję ten dirbti ir turbūt, žinai, užsidirbti, bet visi sušoko ir jos apkvailino ir tengi protestas ir tiesiog Amerika išėjo iš tų žygaičių ir viskas. Tai jie taip ir naudojas, tai tas, žinai, tas toks ant emocijos labai lengva žmonės dirginti ir juos tada valdyti, nes tu jam vis numeti, žinai, ir tada atvažiuoja gelbėtojas. Šiuo atveju Žemaitaitis, anksčiau ten buvo Paksas, Uspaskichas, kiti, žinai. Tai va Žemaitaitis irgi, žinai, toksai jis yra. Man atrodo, jis ne tiek prorusiškas, kiek eitų su bet ko. Tai ką jis daro, tai yra tikrai prorusiška, ta prasme, ten sankcijos prieš Rusiją, bet man atrodo, irgi labai yra merkantiliniai skaičiavimai, turbūt iš ko gaus daugiausiai dėmesio, iš daugiausiai finansų. Manau, tikrai jis turi ten ir visokių gandų ir negandų girdėjęs, kas jį tenai finansuoja švariai ar nešvariai per rinkimus. Tai manau, jis labai žiūri tai pragmatiškai. Jis galėtų turbūt dirbti ir su Rusų Lietuvoje, jeigu ten tokia situacija nutiktų. Tiesiog žmogus be kažkokių stuburinių vertybių, idėjinio suvokimo apie Lietuvą ir toks varo. Bet jis nėra kaip koks Paleckis, kuris jau atvirai, matyt, žinai, įsivažiavo tiek, kad liko tik tais dirbti Rusijai. Nes, pavyzdžiui, Paleckis yra tas legendinis video, kuris ten 2004 agituoja už Europos Sąjungą, ta prasme, ten ginčia su tais, kurie prieš yra, žinai. Aš turėjau knygą su parašu, aš dar telšiuosios moksleivių buvau, man atrodo, paskutinė klasė, jo prieš Europos Sąjungos ir įstojimą. Referendumas buvo 2023. Jis buvo atvažiavęs kaip Europos, jis vienas iš derybininkų, ne derybininkų, gal diplomatas buvo kažkas, jis parašęs knygą ten Europos kelių berods, turėjo parašą, jisgi buvo, kažkas ten įvyko, bet vėl ten visokių istorijų, kad ten ar tai žmona Rusija ar kažkas. Vis tiek pas juos kažkas nutinka, kas pakeičia jų, žinai, naratyvą. Pavyzdžiui, Valiukaitė aktorė ir Cicėnas, ne? Jie nuvažiavė visiškas sąmokslo teorijas, atrodo, blemo, geri aktoriai, žinai, ir atrodo, nėra tie, žinai, Kapčiamiesčio gyventojų levelio kaip tas su ta šukuosena. Tai ten buvo taip, kad Valiukaitė buvogi žmona su šituo ekspertai EU, kuris yra aktorius, kur buvo Dvirčio žiniuose darbo biržoje vaidina. Irgi geras aktorius. Nakas, ne? Nakas, jo. Okay. Aš nežinau, kad jinai buvusi jo žmona, žinai. Tai žinai, per šeimos liniją labai lengva irgi išskiesti tas visas sąmokslo teorijas, prorusiškumą ar kažką. Tai matyt, Valiukaitė iš jo perėmė, aš spėjau, nežinau, galimai reikia pradėti. O Cicėnas gal iš Valiukaitės ir kažkas tokio, nes tada tampa, žinai, tokie antivakseriai, o ten viskas jau susiję. Jeigu tu nuvažiuoji antivakseriškumą, tai nuvažiuoji tada prieš Ukrainą, ten, nežinau, prieš bet ką, prieš konservatorius, tada prieš bet kokias Lietuvos ten stiprinimą gynybos ir paskęsti tame greitai. Tai, pavyzdžiui, tokia jokingiausia būna, kai, tarkim, dabar ant konservatorių, jis dabar nėra valdžioje, žinai, kur, tipo, bet vis tiek, kaip jų galvoje telpa tas, žinai, kelios idėjos. Tai dabar žiūrėk, kaip buvo su Žemaitaičiu, kai jis ten daugiausiai panaudoja pinigų savo visom reikmėm. Nes žmogus daugiausiai dirba, dėl to reikia daugiausiai pinigų. Tu tiek važiuotum, tau dar netiek reikėtų šaibą. Bet vis tiek visiems darbuotojams ten tiek neišleido, žinai, ir ten, Jo, aš kažkada taip galvojau nekaltai visai, kad aš norėjau, kodėl Lietuvoje nėra tokių kaip Alex Jones, žinai, kur buvo tokių dėl entertainmento. Ir paskui jie atsirado, jo, ir jų daug yra. Daug. Ir toks, kur... Man tas labai ankstyvas ir Raičio fanas buvo. Mano mėgstame, kas yra ten su varlium kanonais ir ten nuėjimas ir ten yra lobynas. Aš pamanu, 3 valandas truko jų tas pokalbis. Ten yra, žinok, nuostabu ir žmonės tiki ir geria vaikų kraują. Irgi turiu tą guilty pleasure, žinai, pažiūrėti visus ten ir jam, visų neįmanoma sužiūrėti, bet dabar tai gerai, įmetu kartais į ją, žinai, sakau, padaryk santrauką, pasižiūriu, žinai, ar yra įdomių temų ir tada dar pažiūriu, bet šiaip tai jo kartais būna vakarėte kažką ten krapšydamas namuose, žinai, užsidėti fonę toksai. Bet dėl konservatorių tai čia irgi, žinai, toksai daug dalykų, kuriuos mes turime ir tokie, žinai, urban legends arba tokie sąmokslo teorijos, aišku, kad ateina pas mus iš Rusijos, iš rytų, tai tas konservatorių naratyvo, tas, ten labai stipriai iš rytų eina. Ir jis taip įdiegtas yra pa žmonės, kad dabar jau turbūt natūraliai visi, jie nebevaldžioj beveik 1,5 metų, ne? Ir toliau jie konservatorių kelti, vaikai vakar protestuoja Kaune, čia konservatorių vaikai yra, tai tas yra, taip stipriai įsodinta, žinai, aš nežinau, ką daryti konservatorių partijai ir brandintis, bet turbūt... Kaip manai, jeigu nukirstų Facebooką, jeigu dingtų Facebookas pas mus, ar pasikeistų visą situaciją? TikTokas yra dabar, dar baisiau. Ne, tai reikia kalbėti apie visus socialinklus. Aš gal neišskirčiau Facebooką, žinai, tada atsirastų ten, X'as, TikTokas turbūt baisiau, Bet iš principo tai socialinklai, aš visada kartoju, labai blogai, bet čia visam pasauliu labai blogai padarė visuomenės susiskaldimai, turbūt nebuvo tokios didelės priežasties kaip socialinklai, nes, žinai, tai leidžia tau bet kokią savo sąmokslo teoriją pasitvirtinti, nes atsiras dar 5 durniai pasaulyje ir Lietuvoje, kurie tuo tiki. O anksčiau, žinai, tu nežinodavai, gyveni kokiam Kapčiamiesčiui, nežinojai, kad
kokiam Kuršienose žmogus irgi galvoja, kad žemė plokščia, o kai atsirado socialiniai tinklai, jau, reiškia, nuo mūsų slepia. Tai vat, Pavyzdžiui, Mirkas, tu tikrai turėjai Mirką. Turėjau. Ten būdavo tokių dalykų, ar ne? Ar ten būdavo tiesiog... Ne, tai Mirkas... Kvizus žaisdavo per Mirką. Aš irgi žaisdavau kvizus per Mirką, jo. Ne, mes ten barakė čia atidavom, žinai, bet kitokiu principu jisai gal buvo, jis labiau vienėjo toks labiau, kadangi online pokalbiai, nei tų postų, nei ten naujienų dalinimuose, jis toks buvo labiau kaip ateina žmonės į kambarį, pasikalba ir dažniausiai ten pagal bendruomenę arba ten barako kambarys, arba ten kažkokia, žinai, ir toks, ten nebuvo visiškai to ir kitaip, jo, čia, net pradžioje ankstyvajam Facebook'e to nebuvo, gerokai vėliau tas išsiplėtojo, nes... Čia, žinai, kada, mano manimu, jie pakeitė kažkokį algoritmą, kai Facebook'as perėjo link to, kad jų idėja buvo kurti mažesnės bendruomenės kažkokias. Ir tipo, kažkaip, jeigu neklystu, čia, kad buvo, kad pradžiui vienaip jie norėjo, kad pakurti, kad į tave panašesnius žmonės burti, ir po to jie pakeitė, brods, kad, žinai, kad... Ne, tai tas ir buvo, kad jie pradėjo burti tam panašius žmonės, kaip sakyti, jie pradėjo burtis tada į tam tikras... Pradžioje buvo, kad tu tik savo burbulė gyveni, nes prisitkai draugus, paskui jiem reikėjo aukti, sako, tai reikia daugiau primesti. Pradėjo mėtyti postus tų žmonių, kurių tu nepažįsti ir labai promint grupės. Buvo tas toksai, grupė atsiradimas, išviešėjimas turbūt labai daug davė, nes prisikūrė tokių keistų skirtingų grupių ir dabar yra per grupės eina tiek dezinformacijos. Ir reikia, aš galvoju, surinkti kažkada tą sąrašą grupių paleis, bet žmonės, kada užsiblokuotų, nes ten yra daug labai, žinai, tokių. Aš turiu guilty pleasure, aš esu kai kuriuose tokiuose... Aš nesu savo tikro accountų, nes daug kur blokuoja mane tai. Vėgėlė sako, jog tu turi 10 000 sukurtų fake accountų, tiesa. Bet čia va irgi geras, tai kai paima realų faktą, kai prasidėjo invazijoje karas, aš ten rašinėjau Facebook'e, ten kaip ką daryti, ten informacija ta buvo kova tokia, aš ten raginaugi Rusijoje po Maskvoje po restoranais Google Maps rašyti review, ten bankus, ten buvo, ten pridirbęs buvau nemažai. Ir su manim susisiekė per pažįstamus, ten vienas prokuroras iš Charkovo, sako, matom, žinom, ką tu ten darai, žinai, Facebook'e, gal tu gali padėti, sako, mums reikia fake accountų, rusiškų, Klasnikį ir Vkontakte, kad mes galėtumėm per juos rusam, eiliniam rusam rašinėti, žinai, kas vyksta, nes čia buvo pirmieji karo mėnesiai, žinai, pradžioje visi turėjo tokią iliuziją, kad kai rusai sužinos iš tikrųjų, kas vyksta, Buča, visos kitos kardynės, gal pradės spausti iš apačios, žinai, Putiną. Tai aš tą irgi dariau, ten skambučiai, rašymai, SMS-ai, WhatsApp'ai į Rusiją, žinai, bet paskui paaiškėjo, kad ten viskas yra, žinai, žlugę iki pat apačios. Tai susikė tas prokuroras, sako, gal tu gali, aš tada pasileidau Contribui, pavadinau šoviniai Ukrainą ar kažkas tokio ir skatinau žmonės aukoti ir man, ten surinkau nemažą, nepamint kiek, bet kas mėnesį po porą tūkstančių gal ir aš pirkdavau už tuos pinigus, rasdavau kažkokius juodus puslapius, turbūt, žinai, kur pardavinėjo tuos fake accountus. Klasnikį, Vkontakte, ten 15 centų, jeigu ten tuščias, ten 30 centų, jeigu su nuotrauka, jeigu ten 2 metų ir pilnas dar brangiau, ten, žinai, visa rinka sudėliota. Ir aš tų kontaktų ten kelis tūkstančius nusinčiau. Bet aš tą darydavau viešai ir neslėpdavau ir sakydavau, siunčiu, žinai, ir tas ukrainietis man paskambindavo, dėkodavo, jis ten vos ne iki ašarų, žinai, kaip čia atvaryk į Charkovą, kada kai karas baigsis. Ir jie tuos išnaudodavo, sako, tie profiliai, žinai, jie pasiema, duoda savo tiem kariam, kurie dirba Info erdvėj. Tie profiliai, sako, jų gyvenimo laikas ten 1-2 dienos, žinai, ten jie pradeda rašinėti ir jos blokuoja paskui iškart, bet, spėja kažkiek iššauti, dėl to jų reikėjo tokio kiekio. Tai ir aš tą visą sakiau, žinai, ir ta istorija pasigavo, per pandemiją buvo taip, kad Širinskienė, kai buvo negalima važiuoti tarp rajonų, jinai važiavo ten, ją sulaikė ant kažkurio rajono pasienio, ten iš namų į kitą rajoną, jin pasakė, mes važiavom su vyru kuro užsipilkti. Aš ten pasižiūrėjau ant žemėlapį, sudėliau taškus, kur jos namai, kur, žinai, degalinė, kur Vilnius, nepakeliui, sakau, meluoja, važinėjau, nežinau, kokiais reikalais, bet tai buvo neleidžiama, tai ką meluoti. Širinskienė manęs tada supyko ir jinai išmetė tą, kad, Žukauskas čia, žinai, pats perka fake botų armiją turi o mane čia skundžia. Ir tą pasigavo, tuo metu, man atrodo, jie buvo kartu toje pačioje valstiečių partijoje, Vėgėlė. Ir jisai ten jau pradėjo, jis mane ne vienoje laidoje, ten pas jūsų dar kažkur mačiau, yra, kad Žukauskas turi savo botų armiją Lietuvoje. Duriau. Aš turiu 2-3 gal kokius accountus ir visą mano botų armiją. Tai va, taip ir pasiema, žinai, tikrą kažkokią istoriją ir tu negali dėl to kreiptis ten į policiją ar kažką, nes, jis kaip ir nekaltina kažkokiu nelegalių dalykų, jis paima dalį tiesos, kad aš tikrai pirkau tos fake accountus, bet ne lietuviškus, ne Lietuvoje, ne savo ir, žinai, man jų nereikėjo. Tai va, daug tokių istorijų. Tai čia Širinskienė tą išmetė, dabar mūsų santykiai visai kitokie, geri jau. Bet kai turėjai Širinskienės mailą, turi dar. Kai rašai mailus, galvoji jos balsu? Žinai, kur tu turi įeiti personažą. Jo, aš kai rašinėjau, aš balso neįsivaizduoju, bet bandau, žinai, toks...
Nu, va, Oleko irgi, galvoju, kaip jis rašytų, žinai, toks, bandai ten žodžius kažkokius vis tiek, nes jeigu tie žmonės, žinai, pastabus ant detalių, aš tokiuose dalykose pastebiu, tai iš kad galvoju, reikia taip, žinai, ten kartais klaidą kokį velti, ar ten bandyti prisiminti kokį nors ten, vat, Ignui, kai rašiau Vėgėlei iš Širinskienės, tai pasižiūrėjau, koks jų buvo, žinai, ką jie bendro turėjo, kad toks, kad vis tiek jo, turi įeiti personažą, kažkiek turi tą atliepti, kitaip, žinai, labai lengvai nuskaitys. Tai visiems kažkiek pritaikė ten. Gražulisgi buvo irgi tas pats užkibęs, ten gyrės, kad neužkibo, kai rašiau Žemaitaičio, aš Gražuliui vienu metu irgi rašiau. Tai ten tada jau rašai ten jo, jam su kažkokiais įtupstais panegyrika, nes labai lengvai žmogui, žinai, ant to užkabinti. Tai jo, kažkiek prisiderini prie aktualijų. Bet kaip ten buvo su juo, kad jisai tikrai ten užsikabino, bet kažkaip ten nebetėsi berots, ne ten su juo toliau. Aš vienu metu, kai parašiau Žemaitaičiui, aš parašiau ir Gražuliui, man atrodo, ar ten dienos skirtumą. Gal kai jau susikūriau tą mailą Rydelio, žinai, nes Gražulis irgi ten tuo metu svaigo apie susitikimą su Trumpu, jis net nuvažiavo, kažkokiam viešbutį buvo susitikęs, kažkam renginys, jis ten dalyvavo, jis filmavo viską, gyfanas didžiausias. Tai aš irgi parašiau Gražuliui, jis atrašė viską, lakoniškai, neilgai, bet kažką, kad aš šiuo metu, man atrodo, jis parašė esu Amerikoje, JAV, Vašington ar New York'e, žinai, ir ten galėtume sutikti. Tai man toks buvo, žinai, jeigu aš dabar su Gražuliu tęsiu, ir tas susitikimas neįvyks, nes jis labai greitai, ten 2 dienos gal buvo. Ir tada Žemaitaitis jau buvo iškibęs. Tai aš tada prarasiu Žemaitaitį. Man Žemaitaitis didesnė žuvis, nes Gražulis ir taip viešas durinis, žinai, tiesiog žmogus ten kito pasaulio gyventojas. O Žemaitaitis dar ir sukčius. Tai dėl to man norėjosi su Žemaitaičiu tęsti, aš su Gražuliu tiesiog nebetęsiau. Ir jie dar patys, man atrodo, po poros dienų suprato, nes Puteikis tas pats, kurį aš esu apvailinęs, yra Gražulio patarėjas. Nu ir jis ten kažkaip susiekė per šitą, kad čia apgautas. Karo veteranas vis tiek biškai dar turi ryto budrumo. Išlikus, ar ne? Ja, dar, tai kurie nukenčia būna, tai Gražulis, ir po to Gražulis išstoja. Čia mokė Žemaitaitį. reikia atidžiau, čia, žinai, gal Durnio, tu pats užkibai, žinai. Čia dar webinarą daro, Gražulis. Kažkieno bairis buvo čia, sako, kaip šuo arkį prižiūrėtų. Tiesiog. Ja, tai toks, žinai, tai sakau, bet jie daug ten, dar kažką, tai aš tą patį Oleką buvau, dabar prisiminiau. Aš su Širinskienės meilugi buvau rašęs Olekui. Aš turiu tą meilą ekspažiuoti, nes, tai... Taip, tu iš Širinskienės Olekui ir tada susikūrė feikinį Oleko ir tada, gerai. Čia, kai Vėgėlė buvo ta istorija, aš tuo metu parašiau dar kokiam 5 politikui, Mindaugui Sinkevičiui, Olekui, Andriukaičiui. Iš Širinskienės meilo ir jie visi buvo patikėję. Yra kuris nors, kuris flirtuoja, kuris bandė flirtuoti su feikinė Širinskienė. Ne, gal tokių nebuvo. Nu, žinai, matas labai pagal santykius, pavyzdžiui, Mindaugas Sinkevičius labai gražiai, žinai, rašė, kad, nes aš parašiau iš Širinskienės e-mailo Sinkevičiui, kad tuo metu Širinskienė priklausė valstiečiams, dabar jin yra pabėgusi pas Skvernelį. Tai realiai aš jiem ten arba pribūriau tiek, kad jie patys tikėjo ir taip ir įvyko, nes aš iš Širinskienės mailo parašiau Sinkevičiui, kad čia gal susitinkam, gal norėčiau grįžti į partiją ir kažką, ir praėjo keli mėnesiai, taip ir buvo, jinai grįžo pas Skvernelį iš valstiečių. Tai ten taip draugiškai, bet, sakau, ten Sinkevičius labai normaliai rašinėjo, Mindaugas, Virginijus, atsiprašau, Sinkevičius, Virginijus, buvęs eurokomisaras. O ten Andriukaitis, jie visi savo stiliui turbūt tokie, žinai, ar ten teisinas ar kažką, bet ten, nežinau, flirto. Bet aš skaičiau Substacke tavo ten, kur buvai įmetęs, aš truputėlį pasimečiau ten. Bet ten paskui buvo taip, kad Širinskienė... Agnė tikroji Agnė. Jo, kur paskui suprato, kad yra fake Širinskienė, ar ne? Ir jūs kažkaip jūsų mailai Agnė, ta tikroji, jinai parašė man pirmą, kai ta istorija Vėgėlės išlindo, Širinskienė jau buvo, jin buvo ne toj partijai, Širinskienė buvo pas valstiečius, jin buvo Nemuno aušroj, jin perbėgus visas partijas, jin buvo Nemuno aušroj, nebe su šituo Vėgėlė. Ir dėl to jin apsidžiaugė, kad aš išdūriau Vėgėlę. Ir jin paėmė, nežinojo, kas ten už to slypi, jin paėmė iš savo tikro mailo, parašė į tą mano Širinskienės Gmailą. Ir ten, Agnė kažką gerai pavarė. Iš karto, šiaip jos humoro jausmas, aš nustebau, yra tikrai neblogas. Ir mes nuo to laiko reguliariai, arba aš ją parašau iš to pašto, kai aš pasiviešinau, jinai nereagavo, bet paskui kažkada parašė ir mes esam netgi sutarę, kad, sako, tai laikas kavos, sakau, gerai, varom kavos, bet sakau, su viena sąlyga, tu turi mane atblokuoti
tikram Facebook'e, nes mane užblokavus po tos istorijos, kai paviešino, kad jis važiavo ten benzo per pandemiją. Tai kol kas net blokavo, man atrodo. Tai ir dabar parašė, kai Juozą, žinai, tai sako, Juozai kažką sako, reikėjo naujų veikėjų vedžio į mūsų istoriją. Tai šiaip aš tą susirašinėjimą su ją dar vis sakau, pavyzdom. Tai... Čia nuostabu. Tai geras stalo žaidimas, ne kaip Dungeons and Dragons, tipo kur. Jo. Mes čia dabar tokį galvojam, žodžiu, vieną projektą, bet nesvarbu. Ir šiaip tokį klausimą tau norėjau užduoti. Jeigu tu rašytum fikciją kažkokią tai, kurį pasimtum veikėją, kuris turi daugiausiai fantazijos, iš tavo visų išdurkių, kaip tu matai, kaip jie reaguoja, kaip, žinai, žiūri į tave, kaip manai, kuris veikėjas, politikas labiausiai tau tiktų šalia? Žiūrint, kokia veiklai, žinai. Ta prasme, šiaip pat, pavyzdžiui, humoro jausmas, pavyzdys, žinai, Olekas kaip reagavo, kai aš jo vardu pasinaudojęs išdūriau Adomavičių ir kaip reagavo Širinskienė, kai jos vardu pasinaudojęs išdūriau Vėgėlę. Tai yra du kardinalus, žinai, Olekas ten, čia reikia tiesiai saugai ištirti, ar čia humoras neperžengė ribų ir dabar teisės saugai tyrė, žinai, tą Širinskienė pažvengė. Aišku, ji nenukentėjo nuo to, žinai, Olekas šiek tiek gal nukentėjo, tipo, bet tai Širinskienė šią prasme humoro jausmas labai geras. Nežinau, kiek fantazija, turbūt ne tokia gera, nes labai blogas partijas pasirinkus. Šiaip nežinau, žinai, ta prasme, plėtėjimo, pezėjimo ir gal net fantazijos prasme, tai Žemaitaitis yra tas, kur dėl ko jis ir yra susikūręs tokį kapitalą, nes jis eina, peza viską, jisai nežino, bet jis varo tarsi. Tai būtent pastebėkit, kad jisai dažnai dėl ko prisigauna, kad jisai pradeda kalbėti ir jis literaliai negali, jisai nežino, kur jisai pradeda, jis nežino, čia kaip tas iš ofiso bairis, jis nežino, kur sakinys baigsis. Yeah. Ir jis kartais tiek prikalba dalykų, jis pats pamiršta, ką prikalbėjo, jis pradeda kalbėti kitą dalyką, jis tada vėl užsiveda varo ir jis tiesiog, sakau, jis vidury sakinio galvoja, ten nežinau, kas toliau bus, žinai, tipo, neturi minties kažkokios aiškios. Ir kartais jisai, kadangi pradės yra mesti labai daug ten faktų, kažko tais vienu metu. Savo ir taip toliau. Jo, ir jis kai neturi, jis tiesiog meta bileką ir tiesiog išeina iš burnos kažkas tenai, žinai, ir po to jis turi vartytis iš to. Bet žinai, kai atvažiuoja, jo, mes jeigu ten, žinai, analizuoji info kritiškesnis, matai, kad ten šūda šneka iš tikrųjų, žinai, kai atvažiuoja į kokį kaimelį ir jo paklausia bet ką, dažnai žmogus, kurį matėm telekę, tai tas įspūdis toks, žinai, ir po to prieina, ten apsikabina, kažką ten dar pašneka, tai jis tą turi tokį moka betarpišką bendravimą, žinai, tiesiai su Preacheris, žinai, kur. Jis moka labai gerai paimti kažkokią bėdą žmogų, kaip čia, pavyzdžiui, atvaro pas savo tą bendruomenę. Su asmeninint su savim? Ne, jisai, pavyzdžiui, paima, tu tau blogai dabar, jie kalti, bet čia, tipo, sprendimas. Jis randa sprendimą, jis dar, pradžioje randa fake sprendimą, sako, čiūrėkit, grįšiu Seimą, čia kapčiam, mes čia sutvarkysim, mes gal nebalsuosim už, jeigu nebus išspręstos žmonių bėdos. Nifiga jis nespręs, nifiga, žinai, bet jis apsimeta, kad gali išspręsti, o jeigu mato iškart, kad ne, jo, jis taip, žinai, išsuka konservatorių kaltį arba čia sistema kalta. Kad nėra kažkokios grandinės, bet yra labai tiesioginis, priežastis pasiekmė, viskas. Tipo, čia dabar, jeigu nebūtų konservatorių, tu dabar uždirbtum daug pinigų. Jo, bet jis peza, didžiulį srautą ir žurnalistam kažkuria prasme yra dėkinga, nes kai tu nori iš jo gauti info, žinai, paskambinti visada gausi, jis visada pasiekiamas ir kai aš apsimečiau irgi perskambinau ten pats po kiek laiko, žinai, ir prakalbėjo. Bet, kas protingi ir kas mąstantis arba šiaip sekant informaciją, ten yra, šūdų malonėlis iš burnos eina visiškai. Bet tą NT mokestį paaiškino gerai. Su tais baltais stendais, kuris ten paaiškė kažką, ar ne? Ir jis ten visai kaip paaiškino, tai pasmežinai, kuris varo. Aš kažkurį žiūrėjau, nieko nesupratau, tai gal kitą, nes jis turbūt skirtingų. Keletą kartų pasimokė iš vieno į kitą. Jis kažkokį vieną ten paaiškė, kažką ten braižė, nes ten kažką jis, aš klausiausi ir nieko nesupratau. Bet manau, žmonės klausos. Galvoju, aha, aš nesuprantu, bet žmogus, nemeluoja. Su kostiumu. Jo, čia iš Vilniaus atvažiavęs. Aš dar turiu, gal biškai, nes mes vis tiek čia laikas eina. Tokia kita tema, čia pusiau į temą, pusiau ne galbūt, bet čia man šiaip tokia mintį paskačiau internete, kad, aš tave priskirsiu žurnalistam dabar, jeigu nesupyksi, tu gali vadintis kažkiek tais žurnalistų? Ar... Ne, turbūt, žinai, kaip aš esu, kadangi turėjęs ten ir bylų prieš ten sveikatos teisės institutą, prieš Gariūnus teismuose, pasitampė, mane jie patapė. Tai ten bandė kažkaip traktuoti ir žurnalistų etikos inspekcijoje, tai mano turbūt formuluoti būtų viešos informacijos skleidėjas ar ten kūrėjas. Žurnalistas turbūt aš negaliu vadintis, nes aš nebaigiau žurnalistikos ir nedirbu žiniasklaidos priemonė, bet, ta prasme, plačiai prasme taip. Tiesiog man ta idėja ir patiko ir labai nebauginanti, kad parašė kažkas postas Facebook'e buvo, kad ar mūsų valstybėje kažkas gero vyksta dabar be žurnalistų įsikišimo. Ta prasme, aš čia ir tave ir Skirmantą priskirsiu, žinai, ten, kol ten Skirmantas nepaleidžia video, žinai, apie VMI nesąmonės, ten irgi galim pritarti, nepritarti jam kai kur, bet tol nebūna pakeitimų. Kol ten tu nepadarai kažko, žinai, tol nebūna. Kol ten Andrius nepadaro kažko, žinai, tol nebūna su tais. Atrodo, kai tik paliečia ten biurutę, redakcija, kažkas kažką paliečia, tada jo pradedam keisti.
Ir realiai tas, aš sakau, dabar nesiminsiu tam paustę, ten surašė dalykus, kad realiai didžioji dalis pakeitimų gerų kažkokių tais mūsų valstybė dabar įvyko dėl to, kad buvo tyrimai padaryti žurnalistų apie tos dalykus ir tada, reikia keisti. Bet kad iš savęs padarytume kažko tokio daug nebuvo labai. Tai mane tas ir baugina, ir žavi visai, kad pas mus jau ta tyrimoji žurnalistika yra visai dabar kokybiška. Bet to pačiu ir baisu. Žinai, kai buvo tada Birutė atėjus, tai man patiko, kai jie pasakė tą vieną dalyką, kur ypač su šnipais vyko tyrimas, kad mes daug nežinom, kiek yra įvykdytų tų tyrimų, nes tiesiog nepasako mums. Ir galbūt yra ta tokia iliuzija, kad tų darbų nevyksta. Tai žinai, aš toks kartais atrodo, galbūt visos institucijos jos tiesiog tyli per daug ir tiesiog neviešina, ką jie daro. O jeigu iš tikrųjų nedaro, tai liūdna. Man atrodo, žinai, čia kažkur tiesa per vidurį. Iš principo, tai aš pritariu tavo poziciją, man irgi ir gaila, nes tikrai matau, kad, tyrėjai, gal ne žurnalistai, tyrėjai, turbūt, žurnalistiniai tyrimai, tyrėjai, provokacijos, ar aš tai kaip eksperimentų savo, žinai, vadinu. Tai tokie dalykai, žinai, kad jie yra ir kad jų daugėja, arba bent jau dalis žmonių ties tuo dirba, tai labai gerai. Ir institucijos, man atrodo, aš ir esu kalbėjęs tiek su politiniam lygiai, žinai, kodėl Lietuvoje negalima už tam tikrus dalykus pasodinti kalėjimą. Tai iš VSD man yra irgi pasakojo, kad, sako, yra įstatymai tokie, kad mes galime atvesti iki prokuratūros tą žmogų, kas ten kažką pridirba, pavyzdžiui, ten su informacinė erdvė, bet nėra tokio įstatymo, kuris jam, baigtųsi jam atkalėjimo arba bent kažkaip būdą. Sako, Latvijoje ta situacija geresnė. Aš nežinau, kodėl nepakeitė ir bus. Nes dabar ten teisė kažkokį, berods, šiandien, ar kada čia tą Latviją kažkokį... Berods, šiandien, ar kada pasodino į... Latvijoje? Ai, ten jie turėjo kažkokį visai neblogą bangą, ten suėmė jo keletą, tai pas mus to nėra. Bet dėl tų, žinai, ką institucijos daro, tai man irgi yra toks, aš suprantu turbūt ir resursų, žinai, gal klausimas, bet tai tada finansavimas, valstybė nebeskurdi, ar noro, bet tokio proaktyvumo trūksta, nes, pavyzdys, žinai, buvo toks Vladimiras Vodo, nežinau, kiek tą istoriją prisimint, pas mane buvo irgi. Aš, kad girdės, žodžiu, buvo toksai, iš viso čia buvo taip, kad buvo paskutinis, man atrodo, Vilniaus savivaldybės, kol aš dirbau Kristoforo įteikimo vakaras, apdovanojome ten per Vilniaus gimtadienį. Ir pamenu toks, žinai, matau toks senukas, dėdukas, ten geria vinelį ar kažką ir man viena kolegė prieina, sako, ukrainiečių ten namų vadovas, sakė, kad šitas žurnalistas, apsimetant žurnalistų, iš tikrųjų yra, žinai, prorusiškas, žinai. Aš kažkas, žinai, kas toks, žinai, Vladimir Vados, taigi pagooglinu, matau, kad kažkoks neaiškus, nueinu prie jo, sakau, kas jūs. Aš žurnalistas Obzor Litva ar kažkoks leidinys. Sakau, nekvietėm čia tokių, žinai, vonų ir išvarė, piktas, išėjo iš Rotušės. Ir aš kitą dieną ar dar kitą dieną pradėjau diginti apie jį, žinai, aš buvau girdėjęs, kad toks yra, bet tik tiek. Ir aš pradėjau, žinai, jo Facebookus žiūrinėti rusiškai, googlinti jį patį, kuris yra, ir blema, žmogelis toks matos, nepasiturinčiai gyvendamas, varnė nuolat į vieną. Vieno į klasikos ten koncertus varo, viena šiaip yra Rusijos, žinai, tokių šnipelių sostinė, istoriškai čia susiklostė, žinai. Ir aš pradėjau žiūrėti, ką jis rašo, jis Lietuvoje gyvena ten 30 gal metų, pastoviai stumė ant Lietuvos žiauriai ir neaišku, ką dirba, žinai, nes iš to Obzor tikrai negali kažkokių. Ir visus renginius varo kaip šnipelis. Aš galiausiai įsimečiau į savo Google Fotos į nuotrauką, jo tiesiog, žinai. Ir kai Google Fotos atpažįsta dabar, žinai, labai gerai veidus, žiūriu, kad pas mane jisai netgi ten savivaldybės buvo kažkoks Vilniaus, Lietuvos šimtmečio gimtadienį šventėm prie signatarų namų Pilies gatvėje, jisai ten trinasi, visur kažkokiuose viešuose renginiuose, jis ateina turbūt dėl dviejų dalykų, pavalgyti išgerti ir dėl informacijos susirinkimo, nes jis ten klausinėja, žinai. Tai blem, aš taip sujungiau galus, žinai, aš įrodymų neturiu, kad, sakyt, žmogelis dirba šitiem, bet viską sudėjus, toks, žinai, kaip ten sako, Gagena, kaip antis ten lėkia, kaip antis jo. Tai aš paėmiau tiesiog į Facebooką savo visą sudėjau, visą tą, žinai, nuotraukas, jis ir ten tas Antakalnio kapinės, gegužės 9 varinė visur. Grinai toks, žinai, ir įmečiau viešai, kitą dieną jam migracijos departamentas patikė klausimus, nes jis turėjo gyvenimą Lietuvoje nuolatinį leidimą, be pilietybės. Jam patikė klausimus. Ir tarp tų klausimų buvo, kam priklauso Krymas ir dar kažkuris. Ir jis, kam priklauso Krymas, neatsakė. Čia buvo teisinis kabliukas. Bet čia tavas ne... Pameluok, ble. Čia kai varai į Ameriką ir būna klausimas, ar tu teroristas ir toks, kur... Žinai, čia irgi turi istoriją, bet paskui... Tai jisai neatsakė. Gal nežinau, gal jis bijo, kad tada iki Rusijos daeis, kad jisai pasakė, kad Krymas Ukrainai išsivartė. Ir tai buvo pretekstas. Ir tavo visa informacija mano surinkta, nukeliavo iki VSD ir jie padarė ten tyrimuką ir jie panaikino leidimą ir dabar jis yra
jis turėtų būti išspirtas iš Lietuvos, bet jis dar teisės teismuose ir, man atrodo, netgi bando į Europos aukščiausią žmogaus teisų teismą. Tai va, tokia istorija, kur aš tik iš viešų šaltinių tą visą informaciją surinkęs, paviešinau ir VSD už to užsikabino ir išspyrė iš Lietuvos. Tai aš manau, jeigu jie tą proaktyviai darytų, turbūt tokių asmenų galėtų daugiau išspirti arba, žinai, kažką, bet, sakau, gal trūksta resursų, gal mato, kad teisiškai, nedais tokie dalykai iki teismų, gal prokurorai panaikins, nežinau, visokių gali būti. Žinai. Bet kalbant apie kažkokias institucijas, tarkim, nesusaugumus susijusias, tai, aš tikrai ten galėsiu papasakoti, žinau tiesiog daug atvejų, kai valstybinės įstaigos tiesiog negėdavo dirbti. Tiesiog, žinai, ten kokie registrų centrai, pavyzdžiui, tiesiog tenais, ar ten VMI buvo atveju. Labai. Registrų centrą, Pauliau, ką tik priminė, kai reikėjo man įmonės teikti, aš nuėjau, ko noriu, įmonė sako, nereikia to. Išėjau laukas. Tai galvoju, man nereikia tikriausiai. Mes kai tik pradėjome veiklą čia. Kai tik pradėjome veiklą ir ten sako, tai tau nereikia. Sakau, bet man reikia. Jie darbą su tokiu. Jie sako, nereikia. Ir išėjau, ką žinau, tai čia jų, kad nereikia, žinai. Bet čia, žinai, toks, aš suprantu iš kažkurios pusės ir jų, nes mūsų viešojo sektoriaus atlyginimai vis dar yra maži. Nežinau, kaip tose, tokiose, bet manau irgi ne kosminiai. Tai tarkim, ten, žinai, geriausiai teisėjai tampa mielai advokatais, nes advokato pinigai ir teisėjo atlyginimas yra nesulyginami dalykai. Tai čia gal ir prokurorams, ir gal, žinai, maži pinigai, nemotyvuoja, nesurinkam geriausių ir tada natūraliai gaunas taip, kad ne viską padaro. Bet iš vienos pusės taip, iš kitos pusės ir pikta, žinai, dabar aš turėsiu aiškintis į policiją dėl Adomavičiaus ten to išdurkės, nes taip. Olekas pasakė, kad čia teisėsauga reikėtų pasidomėti, tai prokuratūra pasakė, kad tikslins informaciją, kas reiškia, kad nepradeda iki teisminio tyrimo, pradžiai nori surinkti daugiau informacijos ir tą duoda policija kaip užduotį. Tai aš mielai nueisiu, papasakosiu ir tikiuosi tuo ir baigsis. Bet jeigu nesibaigs, tai man tada dažnai galvoju, yra Kaune ten, žinai, bičiai, kurie ten stumdo vaikus vakar, ar ta pati policija labai išlikščiai elgesi ir tokių dalykų, žinai, netyrė, bet mano humoro išdurkė, žinai, su tikrai gerai ketinimais ir labai aiškiais tikslais, tai jie tada jau tarnauja politikam ir bando, žinai, imituoti, kad čia tyrė. Tai tokie kartais tas pats, žinai, Olego atvejais Šurajevo, kur buvo irgi ten tas, jis užsirovė ant labai, žinai, turbūt Vatniko prokuroro, dėja toks yra vienas, ir ten jį patampė porą metų, žinai, per teismus. Ir, tai tokių dalykų kartais man taip piktant institucijų, kad neatsirenka, žinai, prioritetų, nes tikrai yra blogesnių dalykų, negu gaudyti ten mane ar Olegą, žinai. Tai aš tai sutvarkysiu, bet yra tokių, žinai, kur ten už nieką. Yeah. Vakar policija suėmė Kaune vaiką, sulaikė trumpam, žinai, ten, nes jis ten pavadino šūdo gabalų tą vieną iš veikėjų. Ok, žinai, ten irgi gal pažįstas teisės to vaiko, nes turėjo būti vaiko teisės panašiai, bet toks, ar čia yra dabar svarbiausia valstybės, žinai, problema, tai toks yra tas, žinai, bet, kažkaip, žinai, nesinori pyktis, nes, tos institucijos galiausiai vis tiek kažkokius dalykus padaro, bet norėtųsi, kad daugiau būtų, ypač dabar, kai mūsų informacinė erdvėje, siautėja visi tie, žinai, Paleckiai tik tais užsimaskavę. Jo, tuorsime, palėtėjai vaikus, tas nepalėtėjai vaikus, bet paminėjai vaikus, tai čia yra iš vis didžiausia problema. Vaikais dangstusi visi vatnikai. Kad ir tavo išdurkės, ką vaikai pagalvos, tai ką dabar leidžia. Dabar mes galim sakyti, kad galim visus apgaudinėti. Bet šiaip, jie sako, ką vaikai pagalvos ir tada, o kai vaikai tokie sąmoningi, pilietiški atvaro į renginį, jie sako, ką jie čia dirba, jie turi sėdėti į klasį mokytis, o čia vakar renginys, jie turi namuose, bet tėvų leidimo. Bet čia, žinai, jie priderina, Žemaitaitis daugiausiai iš Seimo išleido pinigų, jie sakys, daugiausiai dirbo. Būtų ten konservatorius, sakytų, vagis, žinai, tai... Toks... Ten, kur buvo, žinai, Elektrėnuose, sako, tai vaikai pamokose turi būti, rašo, jie sako, mes studentai šiaip, taip, žinai, visi esam. Bet vis tiek čia reiktų kažką, žinai, taip, tada jau kitaip suka. Jis nori kažką įkalti. Bet čia vis tiek kažkaip kitaip reikėtų daryti, negu taip, kaip darėt. Jo, šiaip tu esi vienas, tu ir Nešvankį, ir minėjau Nešvankį, kur priverti tiesiog daug patikrinti visų e-mailų galūnės. Kai siunčia kažką, tiesiog aš keletą kartų, jei man kažkas kažką atsiunčia, tiesiog nugooglinu, žiūriu, ar toks mailas egzistuoja. Tai labai gerai. Mano toks tikslas irgi toks buvo, su Nigerijos sukčiais, dėl ko aš tą istoriją dariau ir viešinau, nes tuo metu ir dabar, aišku, jie ten, Lietuvoje dar net ne Nigerijos sukčio vietiniai, ten, žinai, kamerė arba telefoniniai sukčiai didžiulės pinigų sumas išvilioja. Tai man atrodo ir tiek mano veikla, tiek Nešvankė, kad žmonių budrumas šiek tiek, ypač internete, kur tu gali pakankamai lengvai turbūt išdurti patiklių žmonės, tai kad jo, tikrintų, žinai, politika, tas turėtų būti, aš nežinau, ar jie praeina kokius kursus tapę Seimo nariais, bet elementarius dalykus, jie turėtų žinot, kad, žinai, nes tu esi kitų šalių specialiųjų tarnybų targetas visiškai. Mhm. Tai tave gali čia, žinai, mano pokštai čia, žinai, jokeliai, o ten gali būti, žinai, ir užsienio, ir dalis gali ir to ir pakabinti yra, žinai, nuo užsienio, žinai, rusų specialus metodai, žinai, kiek ten yra visokių nuo lovos iki, žinai, visokių šantažų.
Tai jeigu jie nemokės to atskirti, kokį vaizdų nemoka dalis, tai čia yra mums blogai, ne tik jiem. Tai jie pirmo to čeko nepraeina, tiesiog, tipo, kur, žinai, Gmailas, po e-mailas ir tiesiog, Jo. Tai čia, žinai, Gerai, savaime Gmailinis paštas turbūt nereiškia, kad ten jo, bet žiūrint, kas rašo ir tu gali galų galę, nežinau, pasiskambinti, parašyti. Ten 5 minučių darbas turbūt suprasti, ar tikrai yra. Tai Adomavičius, aš ten rašiau susikūręs signalą, ne va tai Skardžius rašo Olekui. Signalo prinskrinę pasidariau, kopiją ekrano. Tai Skardžius yra Adomavičius partijos kolega. Jam parašyti žinutę per Facebooką turbūt buvo 3 sekundės, žinai. Skardžiau, čia tu rašai Olekui? Ne, to nepadarė, tikėjo, žinai, iki galo. Tai sakau, jie tokie, nežinau. Va dėl to ir norisi, žinai, taip trolinti, taip viešinti, rodyti durnius, nes jie nebijo visiškai teisėsaugos, jie nebijo jokių ten etikos komisijų, jie nebijo, vaikus gali išmetyti. Bet būt kvailiais jiems prieš rinkėjus yra nelygis, žinai, kaip celofanai būt pabučiotam Tomo Vytauto Raskevičius buvo, žinai, toks, nes jis neapsigynė tuo metu, pasijokė ir nusileido iki to levelio. Tai čia toks biški kalėjimo, žinai, panetkės pas juos yra, kad tu esi vierchas ir tavęs negali pažeminti. Tu gali ten, nežinau, nusikaltimus daryti, viskas ok, bet jeigu tu pasirodysi kvailiu, tai va Žemaitaičio ta mano istorija ir buvo tokia, žinai, tuo metu kirto apie reitingus ir prisidėjo labai stipriai, aišku, NT mokestis tuo metu, bet ir tas buvo, jo mačiau fanai, tik komentaras ten rašė, tu ir durnas, tokie, žinai, kur jau, debilas atsiprašant, ir tada jie to žiauriai nemėgsta. Tai dėl to man dar labiau kraujas užverda tokius ir daryti, kad žmonėm rodyt, kad jie yra buki. Gerai, kaip manai, dabar 4-0, kiek dar galima, kiek įmanoma spardyti šitą šunį? Kada bus nebepadoro? Nežinau, žinai, kol aš turiu ir, kaip norėčiau iš kai kurios dar kitus Seimo narius kinkėjus labai didelius, taip kažkaip paviešinti, pademaskuoti. Tai nesinoriu užsiciklinti Žemaitaičio, bet jeigu matysiu reikalą arba bus proga, netgi dabar galvoju, gal paskambinti iš policijos, sakyti, pradėjom tyrimą ar Žukauską, žinai, ir davai paklausti. Ten gali, žinai, bet vėlgi, dar žiūriu tikslo, ką, gerai, aš policija apsimest nenori, žinai, tam tikras institucijos yra, kur nenori liesti iš pagarbos. Tai tokio nedariau, bet man atrodo, kad smulkių galiu, bet tokių didelių jau sunkiau bus. Bet kaip ir su to pokalbiu, aš negalvoju, kad galėsiu jam paskambinti ir 23 minutės su juo apie žinai, ir dar tokie klausimai, gan, jis turėjo suprasti, kad čia, žinai, ten apie anonimą pusę intervo beveik buvo. Tai nežinau, gal dar bus kažkada, bet dabar, sakau, yra kitų įdomesnių. Bet nežinau, bet čia yra šaus ekspromptų gal ir... Bet čia yra next level, nes tu paskambinai jam paklausti nuomonės apie save, apsimesdamas kitą žmogų. Ir jisai sako, aš iškart supratau, kad čia tapino aplinka, ir sakau, tai supratot, Karolis Žukauskas, ne iškart, bet supratau, jo, čia jo braižas kalba. Aš kalbu su tavim telefonu, jo, tai man dėl to. Visiškai toks lempinis. Šį pasaulį dažnai egzistuoja tokios išdurkės, kada bando paprasti civiliokai išdurinėti politikus dar kažką, galbūt žinai, kažkas kokiai didesnė istorija, nes aš tai nežinau, man tipo pirmas toks atvejis, kada jaučiu. Yra buvę tokių, gal žinai, kad ten jo, bet rusų yra trolių, kurie ten prankino, kas ten buvo, palaukam, ten skambino ir prisistatė. Kažkas čia buvo, bet jau ten gali būti ir su spec tarnyba, nes nesu tikras, žinai, ten rimtesnės pareigos, bet yra viena kita tokia, bet šiaip daug nesu girdėjęs, turiu kažkokią knygą apie tokį interneto trolių, čia kai pradėjau su Nigerijos sukčiais, paskui nusipirkau, jis ten tai fainai, bet jis tokius, nekaltus bairiukus, ten kaimynai rašo laišką, ten atsiunčia voro nuotrauką ir ten sako, vietų neturiu ten sumokėti už kažką, aš siunčiu voro nuotrauką, ta sako, ką tu čia nusišneki, man reikia pinigų, ta sako, tai grąžink voro nuotrauką, grąžina nuotrauką, sako, voras be vienos kojos, tokie, žinai, bairiais tokiais. Ten tokių bairiukų yra, bet kad va taip, žinok, nežinau, kažką. Lietuvoje yra buvę, kad išdūrė ten Žygimantą Pavilionį, man atrodo, ir dar kažkurį ambasadorių ten kažkas irgi skambino apsimetę, bet ten buvo bijau suklysti, dabar ne lietuviai turbūt. Bet, va, pavyzdžiui, kitur, manau, kad yra, tik tais, aš kažkaip nelabai domėjaus gal ir, bet buvo mintis kažkada paguglinti, bet net, kaip googlinti. Nes tai gali būti labai skirtingos istorijos ir taip, kad nuolat tą darančių, manau, nedaug, bet mažai. Nesidrovėk, unikalų dalyką darai. Ne, manau, kad kažkas, žinai, yra, bet, Lietuvos prasme, tai, jo, man tai buvo toks biški net liūdna, kai iškart mane pradėjo įtarinėti, žinai, sakau, man reikia daugiau žaidėjų rinko šitoje, kad nebūtų, dabar, vakargi, Mindaugas Sinkevičius, socdemų pirmininkas, gavo laišką iš Miuncheno saugumo konferencijos ir pas save pasiviešino. Kokie 3 žmonės per pirmą pusvalandį atėjo pas mane rašyti čia tu, tipo parašiai. Ten realus laiškas, žinai, ir paskui komentaruose ten irgi kažkas mane, žinai, tipo čia tu. Tai dabar bet koks laiškas iš užsienio politikui
jau yra, bet tikiuosi jie tada pasitikrina ir nu, bent tokia nauda, kad, žinai, jie atidesni bus, bet jo, dabar aš esu praėjom suspekt visose tokios istorijos. Ok, čia kaip paminėjau, tą esi teroristas, sakai, kažkokią kitą istoriją turėjai. Ai, taigi Amerika, kai variau, kai aš buvęs Šiaurės Korejoje, Irane, Malaizija, nu, visos šalis, kur Amerika sako, žinai. Gal neik. Jo, tai aš tada variau, estą dariau online ir ten, žinai, ar buvote ten, nu, meluosi, ką tu žinai, kur tave, tai aš sudėjau tvarkingai, žinai, Iranas, ten Šiaurės Koreja. Ok, estos negaunu, nueinu ambasadą, ten pokalbis valandos ambasadoje, kodėl aš ten buvau, kelionių tikslais ir taip toliau. Gauta vizą, ramus, nuskrendė į Ameriką, Los Andželą, pernai. Ir mane, nu, praeinu ten tą migraciją, tik ateinu į migraciją ir mane, žinai, iš karto pasikviečia su tokiam maždaug jūsų dydžio kambariukė, su daug visokių migrantų, sėdim, aš ten valandą laukiu ir paskui mane 1,5 valandos tardė. Bet taip, iki pat, žinai, ką veikia Šiaurės Koreja, ką veikia Irane, kur dirbi, o kas vadovas, turėjo numerį, parodyk, koks tavo Facebook, žinok, viską taip išstardė, aš paaiškinu, žinai, ir ten sakau, su draugeliu skridom, jis laukia, nežinioja, žinai, 2 valandas, sakau, kur ten tave, žinai, tai va taip iškvotė normaliai, paleido, labai mandagus, viskas policininkai ten, ar nežinau, sienos tarnybos tie, bet sakė, nu, turėk mintį, sako, vizą tau galioja ten 10 metų, bet kitą kartą skridęs vėl gali praeiti tą pačią procedūrą, nes jie mato sistemą, žinai, kad čia visus jų priešus aplankiau, tai va taip gerai baigęs, bet taip. Mes trysės skridom, spėj, ką tikrino. Mane tai čiumpa visą laiką. Aš nežinau, ką aš turiu kažką eurą, aš esu buvęs, man yra nugai rengė. Pas mane ten tikrino, bet ten, aš papasakosiu kitą istoriją, tipo, nu, ne visai, bet ten liepė, tipo, ten turėjau rengtis, tipo, ten tikrino Norvegijai visą čiupinėje. Norvegijai? O. Bet čia aš turiu, gal kažkokia šalis, tarsi, gal tu, nu... Ne, žinok, nu, man kažkokia sėkmė, nežinau, čia aš spėjau, nes ten... Jeigu gerai baigęs, tai fan visai. Nes ten vis tiek, kaip, pavyzdžiui, mane tikrino ten, žinai, Ispanijoje, tai ten, nu, kaip ten, yra tamsesnių ir ten ir musulmonų visokiausių yra ten daugiau, žinai, tai aš tiesiog spėjau, pataikau. Nu jo, kažkaip matyti, gal tu atitinka kažkokį trafaretinį, jau įsivaizduojamą, žinai, kuris nežinau ten, bet keistai. Nes nu, daug keliauja, tai tik Amerika buvo toks, žinai, nu, Šiaurės Korėja dar ten pakratė. O ką tu su kelionėm nori daryti, čia jau visiškai off topikas? Aš esu sukūręs prieš 10 metų Lietuvon LT, tokį portalą, kur kelionių Lietuvon.lt. Kai Google'as dar nebuvo toks, kad viskas sudėta buvo, aš jau tuo metu, žinai, ten buvau daug apkeliavęs, tiesiog kaip buvo po Lietuvą. O mes, man atrodo, mes prie šito page, gali būti, kad mes komentuotės vietas tikrinom. Gali būti. Nors net naujintas yra jau turbūt 8 metai, žinai, bet nedaug kas pasikeitė yra. Tai tiesiog buvo laikas, žinai, kai aš keliau po Lietuvą savo malonumu, žinai, ir paskui galvoju, blema, reikia kažkokį įrankį. Tada buvo popieriniai žemėlapiai, čia dar 14. Ir aš galvoju, reikia, ant Google radau įrankį, kad sumest taškus. Ir dar Google'as nebuvo sužymėjęs, pavyzdžiui, dvarų. Tai būdavo, kad aš žinau, kad kažkokie miestelė yra dvaras ir aš nežinau, kuris tiksliai yra, ten zoomini per Google tą ERF ir žiūri pagal stogą, kur tas dvaras. Ir sudėjau tos taškus, paleidau. Aš esu žiūrėjęs per šitą tavo, reiškia... Jis buvo plačiai labai nuėjęs, yra žmonių, kurie iki šiol jo naudojasi jo. Tai aš paleidau jį, tada turėjau maršrutus tokius po Lietuvą, tai buvo Patreoną pasileidęs, kad kas mėnesį gaunu porą maršrutų ir keliauju, žinai, tai dabar Europos noriu tokį padaryti, nes daug esu prisiskraidęs ir visur, kur skrendu, pasidarau savo maršrutą, ten draugam kažkam, žinai, ir visi to naudojasi ir visi sako, taip, tu paleisti tokį kaip paslaugą, žinai, ir nu, tai vat vis dėl to aš norėjau išėjau iš darbo vieno, kad likti daugiau laiko tam, gruodį galvoju susiplanuosiu, sausį paleisiu. Tada gruodį nutiko LRT ir Žemaitaitis, Substekas mano ir nepaleidau, tai dabar noriu sausį pradėti po kelis maršrutus, ten, žinai, miestai Europos, tada, gal ir ne tik Europą, ten turiu ir kitur, žinai, bet toks, kur, žinai, kiekvienai kelioniai aš, nu, belenkiek laiko paskiriu ten išsidigindamas įdomesnius objektus, kažką, žinai, tai realiai jeigu man kažkas duotų tokį daiktą išbaigtą už ten kelis eurus, aš pasimčiau irgi mielai, bet jeigu to nėra, tai aš tą darau ir nerandu, aš ieškau, žinai, ir su jais bandau, jais neišdirba iki galo irgi to, žinai, tai noriu tiesiog supakuoti tokius dalykus ir pasileidėti, gal Substeką pakursi atskirą liniją. Tai. O tu digini per lankytinas vietas, ar per maistą, ar per tą ir tą? Ne, tai iš viską ten visokius, žinai, nuo kažkokių keistų man visokie apleisti, kažkaip pramoniniai buvę. Ten, jeigu ten kokia, jo, maistas irgi, bet, žinai, maistui sunkiau, nes tu neapvažiuosi per vieną kelionę ten kelių barų, ar tu sunkiai gali išskirti, plius skoniai skiriasi, bet iš principo bendrą suvokimą, kad, žinai, atskirint į miestą, kas jame buvo, kodėl jis toks ten, kodėl Oslas dabar toks, o ne ten prieš 20 metų buvo pakankamai baisus miestas, dabar, nu, vienas fainiausių. Kas toksai? Oslas, pavyzdžiui. Nu, man žiauriai patinka dabar, aš kažkaip dažnai būnu. Tai, nu, kad tokį bendrą suvokimą, kad tau nereikėtų skaityti, nes visi tie Lonely Planetai ir kiti, jie tokie orientuoti į tokį, žinai, labai giliai, kuris ten pasidaro 2 keliones per metus, ilgas ir jis nori, yra toks tipas keliautojų, kurie, nu, žinai,
tiem aš nieko nesiūlysiu, nepardavinėsiu, nes jie patys viskas susieškos taip toliau. Tada kitas tipas yra, kurie varo ten čarteriais į Turkijas ir taip toliau. Jiem irgi nieko nereikia, jiem reikia viską supirkti ir nuvežti. Ir tada yra didžioji dalis, bent jau mūsų burbulėne, kurie yra savarankiškai nusipirki pigius bilietus, varai nebūtinai 2 savaitėm, bet ten savaitgaliui dienai suskridęs vakarui, žinai, kažkur. Ir tada tu nori gauti info, žinai, greit paprastai, ką čia pamatyti, žinai, kaip geriausiai mieste važinėti, ar yra koks dylas, kad ten 5 muziejai už kokią kortelę ir apsimoka ir kurie muziejai geresni. Aš tą visą pasidarau, žinai, tada, ant popieriaus, tada nuvarau gyvai, kai keliauju, žinai, pačekinu, tada išbraukiu, ko nereikia. Ir lieka man ta visa informacija, žinai, tokia aš panaudoju, draugam duodu. Tai va, taip mintis yra padaryti tokį, žinai, sudėlioti su mašina pasivažinėti ten Europai, pravažinėjau aš daug kur, tai kad ir miestą, žodžiu. Tai va, ta vizija man 2 metai galvoju ir aš vis neturiu laiko. Okay. Šiaip skamba fainai labai. Mano dar, pavyzdžiui, keliaujant yra visą, jeigu turiu ten daugiau biškį dienų, tai kokį miestą nuvarau, tai aš paskiriu dieną arba 2 visą vaikščiot pešiom, bet klaidžiot. Žinai, tipo, einu, žiūriu, tamsus kažkoks senokė, babinė kažkokia random, ten, man labai žiauriai patinka, nes, pirmas, ypač kelias dienas, tiesiog vaikščiot, kiek įmanoma, ten, žinai, ir į tos rajonus, tos baisesnius biškinui, prasėjai, man tiesiog kažkoks yra, kaifas, žinai, eini ir nežinai, kur eini, tipo, ten, tiesiog vaikštinėjai, žiūri, o čia kažkoks. Arba kažkoks turgus, bet neturistiniai vietiniai, yra tokie objektai, žinai. Tas pasikleidimas fainai, bet žinai, kaip būna, aš turiu labai daug kelionių per metus, bet visos jos dažniausiai būna trumpas, kokį 20 kelionių po 2-3 dienas, ypač jeigu Europai, ten retai būna ilgesnė, kartais su vaikais ten kokie, žinai. Sitikink, ar neturi trombų kur nors, nes tiek skraidant. Gal netikėsiu, nebus. Tai žinai, tai kai nuvarai pirmą kartą į miestą, vis tiek nori apžiūrėti tas turistinės vietas tam, kad suprastų, tai kodėl tie turistai, ten tose vietose, reiškia, kažkas buvo ten gero, žinai, atvarai į Vilnių pirmą kartą, turbūt ten Gedo kalnas ar ten Onos bažnyčia, kažką, žinai, nori pamatyti. Tai pirmą kartą dažnai taip, paskui antrą kartą jau ten tada į šonus, po kelinto karto iš vis tada jau ieškai priemesti ten specialių kažkokių keistų objektų, ten mikro respublikų yra ten apvalių namų, ten, žinai, dar kažkokių tokių. Tai vat, ypač tuos miestus, kur bus ne po kartą pakelis, tai aš jau tokių išdyginęs fainų vietų, kur viską tu gali rasti, visas tai yra internete, bet žmonės tiesiog laiko, žinai. Tai kokia dabar tokia neatrasta Europos valstybė yra? Tokia, pagal tave, sakai, Oslas tau labai patinka, ar ne? Oslas dėl to, kad iš Norvegija, mano po Lietuvos antras sesuo gyvena ir šiaip į Norvegiją dažnai varinėjau, tai Oslas man toks, aš mačiau, kaip jis keitės nuo tokio nefaino miesto, į centras patapo tokiu mini Berlynu. Pirtis ant fjordo kranto, faini restoranai, muziejai, belenkokios kokybės ir nebebrangu. Oslas nebebrangus miestas, tai keista. Čia parodo, kad ir mes gerai gyventi pradedam. Visiškai. O iš tokių paskutinių atradimų, tai prieš 2 savaitės Gibraltarė pirmą kartą buvau. Ne kaip valstybė, ne. Autonomija, bet žiauriai patiko. Jeigu bus proga, nuvarykit ten istoriją, tokį vietinį pasiėmėm autobusiuką, kad užvežtų ant kalną, su juo labai ilgai čatinam, ką jūs papasakote. O per kur skrydis, per kokią farą? Mes į Malagą varėm ten draugų gimtainis, tai tiesiog dieną turėjom, tai nuo Malagos 1,5 valandos su mašina pirmin ir atgal dar 1,5. Tai mes pusdienį nuvarėm. Maža valstybė, bet labai įdomi. Visą tą istoriją, žinai, jų ten ispanai, britai kovoja, kalba ten miksas yra. Turi netgi tokią kalbą, kuri nėra niekur mokama, niekur nėra užrašyta, bet 2 ispanų ir britų anglų kalbos miksas. Ir kiekvieną kartą gali kitaip sumiksuoti. Dėl to ten, tas pats žodis, turi 2 reikšmės - ispaniška ir angliška. Ir jie sugeba tam pačiam sakiny vieną kartą panaudoti vieną prasmę, kitą kartą kitą. Ir vis tiek visi supranta vietiniai, žinai. Toks, kiščiausia kalbos forma, kokią sugirdėjęs Europoje. Tai, tokių... Aš tai nesupratau, Gibraltaro kaip buvau. Aš buvau, bet iš to ir nesupratau, kad kas čia per nesąmonė. Tipo, ant tiek keista buvo. Tai varai ten, ten kaip ir britiškai kalba, mašinų numeriai tipo jau ir mašinytė, žinai, užlipi bežionę viršui, nuo kalno matai Afriką, toks kur... Gerai, dabar man reikia biškai grįžti. Žinai, aš varydamas, aš pasitikinti, lėktuve prisisinčiu kažkokių video apie, žinai, istoriją, ten kažką. Ir tada, kai tu visą tą, žinai, supranti, ir tada tu visą susidėlioji. Antro pasaulio tam kalne, ten 30 km urvų yra, žinai. Taip. Kaip tas kalnas suformavo realiai valstybę, nes ten jis yra neužimamas. Realiai tu jo, nežinau, kaip tu gali, vokiečiai neužėmė nacijai ir ispanai jo nebeužėmė. Tai britai 300 valdo tą kalną, ispanai iki šiol pikti, nori perimti valstybę atgal, britai nenusileidžia, žinai. Tai va tą visą, žinai, pasižiūriu, kaip vienas kalnas suformavo tokį neįveikiamą Europai taškelį, žinai, bet jo, aš tą visą, jeigu nuvažiuotum šiaip, toks, žinai, ispaniška, britiška architektūra, maistas britiškas, nieko gero, žinai, ten bežionės, faina, bet istorija tai to kalno įdomi, ta prasme, ten ir skaitinėjai, tai labai įdomi. Tai va aš apie visą, žinai, valstybės arba miestus kažką tokio patyrinėjai, aš dar noriu jo pridėti maršrutus ir ką pasižiūrėti ten YouTube ar paskaityti, nes būna tokių gerų, žinai. Tai tą visą ir tada visai kitaip, jeigu tu nuvažiuoji šiaip pasižiūrėti, žinai, yra tokių
nežinau, kokį čia pavyzdį, bet, nu, nežinau, Nürnbergas Vokietijoje, žinai, kur šiaip kaip miestas nieko gero, bet ten, kai į tos Hitlerio buvusius, kaip tie, nu, raliai tie mitingai, nu, didžiuliai ten plotai padaryti tie suvažiavimai nacių partijos, tai ten pastatai, architektūra, kas išlikė, žinai, ir spūdinga. Tai šiaip nuvarius ten praeitum visai kitam šūdinas miestas, bet kai tu žinai istoriją, tu visai kitaip žiūri. Tai va aš tą noriu visai ir žinai, bet visos Europos, visos šalis, kaip padiginė, ten, nežinau, man ten, va, Norvegija gamta, koks nors, nežinau, Australija, ten šiaip kažkoks man kosmosas buvo, Australija labai patiko, žinai, arba ten. Man patinka patys, nebuvo Australija, bet Australai patys, sakė, tokia atsipūtę, laisvi, kaimiečiai kieti, bet jo, tokia man jo. Man ta idėja, kad ten buvo vienas, padarom kalėjimą didelį. Yeah. Ir iš kalėjimo gavos tokie su muletais. Žinai, ką žaidžiam futbolą australišką. Gaudom kiaušinį, šokom ant pečių ir daužomės ir geriam. Bet kuriam sportė, kurį užsiema, jie visi daužosi. Per kažką daužosi, jie per visur daužosi. Toks jėgos, jo, bet labai faina šalis. Bet aišku, gamta ten iš vis kosmosas. Nu, bet daug tokių, žinai. Ne, ten fainai, kad viskas nori nužudyti. Ten tobulos sąlygos tiesiog vorui aukti. Vandenį gali nužudyti arba, nu, bet aš ten Sidnėje, Melburne buvau toj daly, ten iki pat šiaurės nedavažiavau, kur ten jau klimatas, kad ten krokodilai ir visa kita. Bet buvo, kad mes ten gamtoje varinėjom, tai ten biškinė jauku, kai ten kokias gyvatės ar kažką, žinai. Bandėjai prabėgti Australiją. Bet sakiau tą istoriją, juokingai. Jo, tai ačiū tau labai, kad atvykai, pasidalinai savo vidiniam įžvalgom, kaip tu atlieki savo visus prenkus, pokštus, kaip tu trolini mūsų politikus, jiems taip reikia. Tai ačiū tau labai. Bus 5-0. Kada laida išeis, gal reikia pavaryti kitą. Manau, kad kitą savaitę. Nespėsiu. Neturiu dabar naujų užmetęs, nesakys bendrai gal. Tegu jie visada tikisi, žinai, tegu gyvena. Visai per tą savaitę niekas nesužinos dabar, nieko tai... Jo, pažiūrėsiu, gal sugalvosiu. Ką žmonės gali to Substacke rasti? Jo. Tai aš dabar ten rašau, pradėjau Substacką, kad visą Žemaitaičio istoriją išsamei surašyti tokį, nes buvau gavęs ir pasiūlymų, gal tu knygą rašyk, žinai. Galvoju online rašysiu, bet vos ne knygos formatas ir gaunas labai ilgi, nes ten visi tie laiškai, viskas. Ir visi tie trolinimai, kas gimsta va šalia, va Adomavičius, va vėl Substacke, tada šiaip kokie nors pilietiniai paskatinimai arba analizės, va vakar tą Kauno atvejį ten aprašiau, kas ten vyko. Turiu mintį ten dar parašyti apie Grenlandiją, subas Grenlandiją, noriu iš vidaus papasakoti apie Amerikos bazės. Nu, teko būti pačiam tenais. Grenlandijoje, jo, aš 2011. Laimėjau konkursą, labai norėjau patekti į Grenlandiją, kažkokią Danijos. Kokį konkursą turi laimėti, kad vyktum į Grenlandiją? Aš 2011. Lietus valgyt pols? Ne, tuo metu taip galvoju. Aš keliauti visada norėjau, bet žinai, dar skrydžiai tuo metu buvo brangesni, pajamos mažesnės, tai aš užsiprenumeravau visų pagrindinių Europos oro linijų naujienlaiškius, su mintim tuo metu kažkaip dar konkursų daugiau būdavo. Ir Danijos oro linijos, ar Air Greenland padarė konkursą, kur reikėjo, jie sukūrė kažkokį blogelį, tinklaraštį, ir reikėjo rašyti angliškai kažkokius tekstus ten, kaip keliauti ir patarimai kažkokie. Nu, tai aš nepatingėjau, tada surašiau ir laimėjau skrydį 2 į Grenlandiją savaitę, viskas apmokėta, nes kainos yra, ten kosmosas, žinai. Tai aš kaip tik buvau Kangarlussuake, kuris yra ta Amerikos karinė bazė iš senų laikų likusi, tada buvo dar pagrindinis oro uostas, dabar Nukas atsidarė sostinėje oro uostas. Tai va, tai ten iš tos, žinai, ta patirtis galvoje reikia aprašyti, kad žmonės suprastų, ką reiškia Amerika Grenlandija ir ką reiškia Amerikos buvimas Grenlandijoje ir nuo kada, nes ten tos šaknys labai giliai siekia. Tai va tokių temų vis, žinai, iš bendro tokio, tada Kapčiamiesčio vis noriu panalizuoti ir nespėjau per temas, kas vyksta informacinėje erdvėje, kas valdo Kapčiamiesčio informacinės grupės Facebook'e, ten labai įdomių atvejų yra. Tai vat vis tokių, žinai, kažkokių dar, kokie trololo atvejai, kažkas tokio, tai vat bas mane. Aš manau, kad knyga būtų perkama knyga visai. Gal reiks, nežinau, dabar tai anonimas jau iš savęs yra parduodantis pavadinimas ir viršelis visą kitą, jau čia aš taip pasme garantuoju. Domeną kažkas yra paėmęs anonimas LT, reiktų nusipirkti, bet užimtas, nu, ten pardavimai kažkam, tai va, žodžiu. Tai... Okay. Aš daspėčiau, kad, bet čia, nes aš kai sužinau, kad yra žmonės, kurie supirkinėja tos domenus. Tai aš irgi tave tyrinėjau, kad tu esi vienas iš tų, kur galbūt, žinai, kad tam tikrų žmonių supirkinėjai, galbūt kažkokius, arba ten tam tikrų, nežinau. Ne, bet aš gavau po šitos istorijos, kai paviešino anonimą, aš galiu gauti, nu, turiu pasiūlymą tiesiog dovanų gauti ir Žemaitaitis LT, gal neklausysis. Tai dabar visai dėlioju minčių, kad galima su juo nuveikti naudingų darbų regionam. Tai vat yra, dar kažkokį pasiūlę dabar galvoju pamiršau. Žodžiu, bet ne, aš nesusipirkinėjau domenų. Savo turiu, Karlis Žukauskas nepanaudota tik tais. Lietuvon mano kabo senai, va, tas toks, kaip brandas buvo, žinai, Lietuvon LT visi žinojo, kad Lietuvon LT yra mano anonimas, dabar nustelbs. Ok, tai ačiū dar kartą. Ačiū. Paremkit Karolį Substacke, sekit naujienas visas ir galbūt knygą, kada kai išeis, pirkit irgi. Jo, iki. Ačiū labai. Ačiū, iki.